Gerai, tai aš gal pradžiai irgi prisistatysiu. Aš esu mokslininkė, dėstytoja ir turbūt tokios ganėtinai egzotiškos Lietuvoje profesijos, nežinau, iš tikrųjų jos formaliai nėra, bet mes tai prisistatom. Eismo psichologijos grupės atstovė. Mes su kolegomis tyrinėjame, arba tokią misiją turim, kaip padėti vairuotojams vairuoti saugiau. Ir šiuo metu kaip tik tyrinėjam vyresnio amžiaus vairuotojų įvairius ypatumus. Mūsų projektas eina į pabaigą, aš daug dar rezultatų neturiu, bet pabandžiau čia padėlioti, pagalvoti, kas būtų įdomu vyresnio amžiaus vairuotojams sužinoti apie save pačius. Keistai skamba, ar ne, atrodo, tai mes viską apie save pačius žinom, bet aš noriu pasakyti, kad daugelis dalykų mums patiems gali būti nematomi. Ne? Mes sunkiai galim save palyginti vieni su kitais, tai tam reikalingi tyrimai ir tyrimai leidžia nustatyti kažkokius ypatumus. Tai šiandien aš pabandysiu pakalbėti apie tai, kuo vyresnio amžiaus vairuotojai skiriasi nuo kitų vairuotojų grupės. Mes apskritai senėjimą, dabar populiaru sakyti amžėjimą, bet man atrodo, kad nekeičia esmės. Kažkada buvome linkę vertinti kaip kažko saulėlydį, ar ne? Kažkada būdavo galvojama, kad žmogus bręsta, subręsta, užauga, pabūna tos brandaus amžiaus ir tada jau ten viskas jam blogėja. Tai šiuolaikiniai tyrimai sako, kad nieko čia taip nėra, ar ne? Kad žmogus labai ilgą laiką gali išlaikyti visas savo kompetencijas nepakitusias ir senėjimas iš tikrųjų nėra kažkoks saulėlydis. Tai aš šiandien apie tai. Pažiūrėsim, ar čia man veikia. Jau Robertas užsiminė, ar ne, kad vairavimas yra labai svarbus žmogaus geroviai. Mes iš principo jį suprantame kaip galimybę nuvažiuoti, ar ne, kažkur, kur mums reikia. Tai svarbu, bet tai yra platesnio reikalo dalis. Tyrimais nustatyta, kad vyresnio amžiaus vairuotojų gebėjimas, galėjimas vairuoti yra stipriai susijęs su jų gyvenimo kokybė. Tai reiškia, kad tie, kurie vairuoja, gyvena kokybiškiau. Jie turi mažiau depresijos simptomų negu tie žmonės, kurie nevairuoja. Jie pasižymi didesniu fiziniu aktyvumu. Kaip paradoksalu. Atrodo, sėdime automobilyje, taigi nejudam, ar ne? Vairuojam, sėdime ant savo minkštosios. Bet iš tiesų tie, kurie gali nuvairuoti kažkur, jie nuvairuoja ir ten būna fiziškai aktyvesni. Tai reiškia, gali nuvažiuoti į įdomesnę vietą pasivaikščioti nei aplink namus. Gali sudalyvauti kažkokioj socialiniai veikloj. Gali atvažiuoti iki bibliotekos, paklausyti, užlipti ar ne kalno ar dar kažkur. Taip pat jie pasižymi platesniais socialiniais ryšiais. Tai reiškia, kad jie gali susitikti su savo draugais, kurie gyvena atokiau, smagiau praleisti laiką, dėl to jie yra laimingesni. Tiesa, reikia pasakyti, kad ne pats vairavimas, ne vairo sukiojimas, pedalo spaudimas ar ne, ir kelio sekimas svarbus, bet svarbus mobilumas. Tai sakytumėm, jeigu mane nuveža, ar ne, tai irgi yra gerai. Ir jeigu mes turime šeimoje du vyresnio amžiaus žmonės, kurių vienas vairuoja, kitas nevairuoja, tai net ir to nevairuojančio gyvenimo kokybė yra geresnė dėl to, kad partneris jį nuveža. Tai tokioj šaly, kur mes neturim tikrai labai tobulai išvystyto viešo transporto, visai neblogai miestuose, bet jeigu negyvena žmogus mieste, tai jo mobilumas gali būti labai stipriai sutrikdytas. Tai tokioj šaly kaip ši, kaip mūsų, ar ne, tai vairavimas tampa svarbiausia mobilumo priemonė. Ir mes žinom, kad daugiau senjorų žūsta kaip pėstieji, nei kaip vairuotojai. Tai aš net mėgstu tai pajuokauti, kad žinokit, vairavimas saugo jūsų gyvybę. Ar ne? Tai didesnis šansas išgyventi, ar ne, pačiam vairuojant. Tai dėl to svarbu senjorus kuo ilgiau išsaugoti, išlaikyti vairuojančius ir aišku, ne bet kokiam sąlygom vairuojančius. Ar ne? Yra žmonių, kurie negali vairuoti ir tą reikia aiškiai pripažinti, bet jeigu žmogus gali vairuoti, jį reikia išlaikyti kaip įmanoma ilgiau eisme. Tai ir mūsų psichologų pastangos yra nukreiptos ir mūsų visi tyrimai nukreipti. Tai šiandien aš norėsiu pristatyti tris tokius dalykus, kas vyresnio amžiaus vairuotojų vairavimą padaro šiek tiek kitokį nei kitų amžiaus grupių. Tai vienas iš tokių yra protinės funkcijos.
Tai tokie gebėjimai, kurie mums padeda susikaupti, mąstyti, apgalvoti, susiplanuoti, suprasti pasaulį ir prisitaikyti. Tai dėmesį, atmintį turbūt visi žinot. Ir kaip jūs galvojate, koks yra svarbiausias arba pirmasis dalykas, kuris nukenčia su amžiumi iš tų protinių funkcijų? Kaip jūs spėtumėt? Kada žmogus senėja, po truputį keičiasi, ar ne, jo ir fizinė būklė, ir protinė būklė, koks pirmas elementas, kuris nukenčia? Kas norėtų spėti? Ne, nieks nebandys. Ne, yra vienos funkcijos, kurios gali išlikti praktiškai iki mirties, kai kurios net stiprėja, apie tai šiandien nekalbėsim, jos nelabai gal svarbios vairavimui, bet viena funkcija ganėtinai greitai su amžiumi linkusi silpnėti. Reakcijos laikas, taip, tai yra populiariausias, palaukit, aš ne apie tai norėjau pakalbėti, gerai. Reakcijos laikas, grįžti prie tos skaidrės. Reakcijos laikas, ar ne, gebėjimas labai greitai sureaguoti į dalykus. Su amžium prastėja greičiausiai. Tačiau labai noriu, kad žinotumėt ir visiems sakytumėt. Jo svarba vairavimui yra labiausiai pervertinta. Jeigu kritikuoja jauni žmonės, sako, šitie senoliai jie lėtai reaguoja. Klausimas, mes ką, lenktynininkai, kuriems reikia staigios reakcijos? Ar taip? Ne lenktynininkai. Eisme nereikia to tokio kažkokio virš demoniško ten reakcijos laiko, ar ne? Aš nepaleisiu, gerai, norėjau pademonstruoti, kaip greitai mes sureaguojame, ar ne, tai kam ta greita reakcija reikalinga? Kam reikalinga reakcija per 0,3 sekundės? Eisme nėra tokių situacijų, arba jeigu jos yra, tai ir jauni, ir seni turi vienodą šansą ten suklysti. Tai taip, reakcijos laikas lėtėja, bet jis nėra mums tiek svarbus vairavime. Dar apie protinės funkcijas kelis dalykus norėjau pasakyti. Dauguma jų su amžiumi silpnėja, ne visos, bet apie tas kitas nekalbėsime. Tai gali paveikti vairavimą, tačiau noriu 3 dalykus tokius pozityvius pasakyti. Tikrai tas prastėjimas pradeda ryškiai jaustis tikrai labai brandžiam amžiui. Mes tikrai nekalbam apie 60, kartais nekalbam apie 70, kai kuriais atvejais nekalbam net apie 80 metų. Reiškia, tikrai jau ten į 80 plus laikotarpį. Taip pat yra labai dideli individualų senėjimo skirtumai. Tai reiškia, kad gali būti labai brandaus amžiaus žmonių, kurie išlaikė visas protinės funkcijas dėl savo fizinės būklės ganėtinai nepakitusias. Mes, kai darėme tyrimą, mūsų tyrimą dalyvavo 97 metų vairuotojas. Jis atvažiavo su savo automobiliu į tyrimą. Mes ištyrėme jį ir dėmesį, ir reakciją, ir atmintį, ir jis nieko nesiskyrė nuo kitų mūsų tyrimo dalyvių. Na, tai reiškia, kad tiesa, jis po metų numirė dėja, bet reiškia, kad žmogus iki pat savo gyvenimo galo buvo visiškai, kaip pasakyti, nepasikeitęs nuo turbūt savo ankstesnių dienų. Tai galime turėti žmonių, kurių paprastai dėl ligų antrinių pažintinės funkcijos suprastėja ganėtinai anksti. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus patiria insultą ir poveikis būklė yra labai didelis, tai jis negalės vairuoti. Ne? Ir gali būti tas 97 metų žmogus, kuris normaliai gyvenęs ir negali vairuoti iki pat savo gyvenimo galo. Tai labai dideli individualų skirtumai. Todėl mes turime žiūrėti kiekvieną kartą individualiu atveju, negali būti amžius kriterijus nevairuoti. Ir kas yra gerai, kad vairavimas yra gana automatizuota funkcija. Mes, jeigu išmokstam, nuolatos vairuojam, tai mūsų pati vairavimo kokybė labai nepasikeičia. Ar ne? Tai mes ganėtinai automatiškai atliekam tas veiklas. Nereiškia, kad nereikalingas dėmesingumas, ar ne, kai Robertas sakė, kad nereiškia, kad neturiu stebėti kelio, ar ne, nuo Kauno į Vilnių, ar ne, ir nesitikėti kažko, bet mes jau nebegalvojame, ar ne, automatiškai atliekame tą vairavimo veiklą. Todėl poveikis tų pažintinių funkcijų gali būti sąlyginai nedidelis. Taip, jos prastėja, bet nėra taip katastrofiškai blogai. Toliau apie dėmesį noriu trumpai pakalbėti.
Dėmesys tai yra gebėjimas susikaupti ir perkelti dėmesį, ar ne, nuo vieno objekto į kitą. Jis yra labai svarbus vairavimui, gerokai svarbesnis negu reakcijos greitis. Ir senyvo amžiaus žmogui būdingi du tokie sunkumai. Tai yra, jie lengviau išsiblaško. Tai reiškia, kad bet koks dirgiklis gali nukreipti dėmesį greičiau. Mes sunkiau sukaupiam į pagrindinę veiklą savo dėmesį. Todėl vyresnio amžiaus žmonėms yra itin svarbu neužsiimti pašalinę veiklą. Svarbu visiems vairuotojams, bet dėl dėmesio problemų vyresnio amžiaus vairuotojai tikrai turi užsiimti tik vairavimu. Ir sunkiau perkelinėja dėmesį nuo vieno objekto prie kito. Jeigu jaunas sveikas žmogus, jis gali, taip žinot, mes sakom netgi, kad multitasking yra toks lietuviškas, nelietuviškas negražus žodis, bet lietuviškai kaip ten daugiaveika irgi nelabai daug ką pasako. Sakoma, kad žmonės nemoka tos daugiaveikos. Nėra taip, kad mes galime ir skaityti, ir klausyti, ne, mes perkelinėjam dėmesį. Šiek tiek paskaitom, šiek tiek paklausom. Ar ne, šiek tiek užsirašom, šiek tiek manęs paklausom. Tai reiškia, kad aš turiu perkelinėti greitai dėmesį. Tai jauni žmonės ganėtinai greitai tą daro, vyresnio amžiaus žmonės sunkiau tą padaro. Jie tiesiog užsifiksuoja ties kažkuria veikla ilgesniam laikui. Todėl vyresnio amžiaus žmonėms gali būti sunkiau naudotis navigacija, nes reikia žiūrėti ekraną arba reikia klausytis, ką man sako, ir tuo pačiu atlikti veiksmus. Arba pastebėti visus kelio ženklus. Įsivaizduokit, atvažiuojate į naują vietą, kelio darbai, kai kelio darbai milijoną ženklų, jie man atrodo tarpusavį nederinti. Ir toj maišaliniai susikaupti, perkelti dėmesį ir sugalvoti, ką daryti, gali būti sunku. Pats kritiškiausias ir pats svarbiausias gebėjimas yra informacijos apdorojimo greitis. Jis susijęs su reakcijos greičiu, bet ne taip visai tiesiogiai. Jis labai svarbus vairavimui ir jis su amžiumi lėtėja. Todėl gali būti sunku priimti sprendimus nepažįstamoje situacijoje. Kaip jau minėjau, daug kelio ženklų vienoje vietoje, sunku jas visus apriepti dėl dėmesio, bet sunku priimti sprendimą, ką man jie sako. Ar aš visiems paklūstu. Ir dažniausiai žmonės tokioje vietoje nusispjauna maždaug ten. Pirmą, kurį pamatė, pagal tą elgesį, arba du pamatė. Tai kas yra svarbu, žinant, kad šitas informacijos apdorojimo greitis lėtėja, duoti savo laiko, tai reiškia, duoti savo laiko visada reiškia lėčiau važiuoti, ar ne? Kuo lėčiau važiuojam, tuo daugiau turim laiko apgalvoti, tuo daugiau turime laiko apžiūrėti tos kelio ženklus ir daryti tik vieną veiksmą vienu metu. Ir jeigu yra kas nors labai kelyje neaišku ir yra tokia galimybė, sveika visai net ir sustoti. Tiesiog sustoti šalikeliai, leisti savo duoti laiko, sugalvoti, o kaip aš toliau elgsiuos. Kaip savo padėti išsaugoti tas pažintinės protinės funkcijas kaip įmanoma ilgiau? Kalbėsim apie vairavimą, bet čia apie vairavimą nieko nebus. Pažintinės funkcijas mes nevairuodami taupome arba puoselėjam. Tai, kad mūsų dėmesys, atmintis, reakcijos laikas, informacijos apdorojimo greitis nepakistų, yra tokie mokslo pagrįsti bent 4 dalykai. Tai pirmas, mokytis kažko naujo. Tai visi, kas sėdite čia, jau turite varnelę, ne? Aš mokausi, reiškia, mano pažintinės funkcijos taip greit nesilps. Bet mokslininkai sako, kad labai svarbu, kad mokytumėmės naujų dalykų, tokių, kurių niekada nedarėme. Tai sudaro galimybės mūsų neuronams jungtis vienas su kitu, sudaryti stipresnį tarpneuroninį tinklą. Jeigu sprendžiate kryžiažodžius, gerai, bet tam nepadės. Reiškia, reikia daryti tai, ko niekada nedarėte. Geriausiai tinka naujų kalbų mokymasis, nes mes tų kalbos žodžių nemokam ir mūsų automatiškai smegenys turi įsiminti, turi dirbti, turi sudaryti naujus ryšius. Tinka užsiimti naujosiam visom technologijom, ar ne? Irgi, jeigu niekada nemokėjot, mokykitės, ne, tai tikrai pagelbės šitų punktų. Kiti punktai dar įdomesni. Palaikyti fizinį aktyvumą. Kaip? Mano atmintis nuo fizinio aktyvumo didėja? Keistai skamba, bet iš tikrųjų taip yra.
Ar ne, fizinis aktyvumas yra susijęs su kraujotaka ir mūsų smegenim tos kraujotakos labai reikia. Tai irgi yra nustatyta, kad tie, kurie užsiema pakankamu fiziniu aktyvumu, ne, tai bent 30 minučių ėjimo arba tokios fizinės veiklos, kuri leidžia suprakaituoti, pakanka visoms amžiaus grupėms ir tuomet mes išsaugome savo protinės funkcijas nepakitusias. Palaikyti normalų kūno svorį. Vėl atrodo, kas čia, apie ką čia? Bet taip yra, ar ne, cholesteroliniai visi dalykai yra susijęs su normaliu kūno svoriu, neužkalkėję kraujagyslės, mes turim aprūpinimą deguonimi ir tokiu būdu išsaugome savo pažintinės funkcijas. Išlaikyti gerus santykius su aplinkiniais. Kas čia dar per pasiūlymai, ne? Yra nustatyta irgi tyrimais, kad tie, kurie turi draugų, ne, reiškia, kad su tais draugais kažką veikia, ne šiaip turbūt su draugais nežiūrit vienas į kitą susitikę. Tiesiog, ne, kažką veikiam su draugais, kažką veikiam su artimaisiais. Tai va ta veikla yra susijusi su protinių funkcijų išlaikymu. Gerai, eigime prie kito dalyko. Tiesa, gal kas nors laiką seka, aš tai ne, galit man? 10 minučių. Ha, gerai. Kitas dalykas, apie kurį norėjau pasakyti, tai pavojaus kelyje suvokimą, toks jau apie vairavimą vėl grįžtame. Ganėtinai toks unikalus dalykas, mes Lietuvoje apie jį per mažai kalbam. Mažai mokomės iš tiesų taip tiesiogiai, ne vairavimo metu. Tai pavojus kelyje reikalauja iš vairuotojo nukrypti nuo numatyto plano. Tai reiškia kažką daryti kitaip, nei aš iš anksto buvau suplanavusi. Pavyzdžiui, stabdyti, sumažinti greitį, persirikiuoti, nežinau, pagreitinti, aplenkti ir panašiai. Žodis pavojus gal mūsų lietuvių kalboje labai taip skamba baisiai, kaip čia kažkas turėtų sproginėti, žūti, mirti, bet ne, kelyje mes ne apie tai kalbam. Pavojumi mes suprantam bet kokią kliūtį, kuri priverčia vairuotoją kažką pakeisti. Pavyzdžiui, jeigu jūs važiuojate keliu, ne pats geriausias pavyzdys šiandien Lietuva, bet nesvarbu. Ir matote va taip į kelią žiūrinčius pėsčiuosius. Ką jums tai signalizuoja? Jie gali eiti, ar ne? Jie žiūri, ar mašina net važiuoja. Reiškia, jie pasirengia eiti, aš kaip vairuotojas tai traktuoju kaip signalą savo. Šitie pėstieji man yra pavojus. Ar jie išeis, mes nežinom, bet aš turiu pasiruošti. Aš turiu būti pasiruošusi, ar ne, kad tie pėstieji bet kada gali išeiti. Mes nežinom, kas jų galvoja. Tai mes nusiteikiam, laukiam, ne? Bet tam, kad mes nusiteiktume, mes turim atpažinti, suprasti ir būti pasiruošę reaguoti. Jeigu jūs važiuojate ir matote kelyje duobę, suskilinėjus asfaltą, irgi mes traktuojame kaip galima pavojaus šaltinį. Ar jis būtinai bus šaltiniu? Ne, nebus. Daugiausia mums nieks nebūna tais pavojus. Bet mes turime atpažinti, nuspręsti, ką su tuo daryti ir pasirinkti geriausią atsakymo variantą. Jeigu mes matome atidarytas automobilio dureles, kai važiuojame, ką tai signalizuoja? Išlip greičiausiai vairuotojas, ar ne, ir mums tapti kliūtimi. Šiuo metu mums nėra kliūtis, bet mes turime būti pasiruošę. Reiškia, man greitas reakcijos laikas čia nereikalingas, pažiūrėkit. Visai, nei vienoje situacijoje. Ir ne, aš neturiu nei čia greit stabdyti, nei dar kažką, bet aš turiu atpažinti ir nuspręsti, kaip reaguoti. Daugumoje atveju geriausias sprendimas truputėlį prilėtinti. Arba bent jau nespausti greičio pedalo. Ne? Net jeigu aš važiavau ten leistinu greičiu, matau tuos pėsčiuosius, aš matau, kad pėstieji dar nežengia, ne, nėra judesio ir aš galvoju, protingi pėstieji nežengs, bet aš negreitinu. Bent jau negreitinu, kad turėčiau laiko sureaguoti. Bet tai pavojų suvokimas yra apie tai, kaip atpažinti galimas kažkokias užuominas į pavojų ir kaip į tai sureaguoti. Aš čia prabėgsiu, pasakysiu svarbesnį dalyką, gerai? Tai ką mes žinom apie vyresnių vairuotojų pavojaus suvokimą? Žinom, kad vyresni vairuotojai dairosi mažiau. Deja, bet kaip ir jauni vairuotojai, vyresnio amžiaus žmonės stengiasi žiūrėti kažkaip tik savo į priekį. Kodėl taip yra, paaiškinti visai negalim, ar ne, bet jie yra linkę per mažai dairytis. Ir žiūri tokiu pakankamai tuneliniu matymu. Tam tuneliniam matymui yra svarbių dalykų ir tai yra gerai. Tačiau jie nepalieka laiko apsižvalgyti ir pažiūrėti, galbūt iš anksto formuojasi kažkur kažkokia kliūtis, į kurią turėsime reaguoti.
Taip pat tyrimais nustatyta, kad vyresnio amžiaus žmonės rečiau žiūri į svarbiausius dalykus. Pavyzdžiui, dėl dėmesio to ypatumo, kur mes sakėm, kad sunku perkelti, žmonės gali užsižiūrėti į kažkokį ryškų objektą, kuris nebūtinai yra pavojus. Pavyzdžiui, matote, nežinau, raudoną Porsche važiuojantį. Atkreipia dėmesį? Kai kuriam atkreipia, kai kuriam neatkreipia. Nu gerai, tai tada, sakykime, tame Cadillac'e be stogo automobilyje važiuoja abiturientai su balionais ir šaukia. Atkreipia dėmesį? Atkreipia, ar ne? Tai žiūrėkit, vyresnio amžiaus žmonės sufokusuos dėmesį į tą automobilį, o ne į tai, kas vyksta kelyje. Dėl to, kad jiems sunku dėmesį perkelinėti. Tai dėl to vyresnio amžiaus žmonės gali nepamatyti kliūčių, dėl to, kad sufokusuoja savo dėmesį į dalykus, kurie nebūtinai yra patys svarbiausi tuo metu kelyje. Todėl tai neleidžia pastebėti besivystančių pavojų ir sumažina galimybės pasirinkti patį geriausią veiksmą ir todėl tai kartais gali tapti avarijų priežastimi. Ką mes žinom iš savo tyrimų apie vyresnių vairuotojų pavojaus suvokimą, mes turime tokį išvystę testą ir esame darę tyrimus su jaunesniais žmonėmis ir vyresniais. Tai mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad vyresnių vairuotojų pavojaus suvokimo gebėjimai yra apie 20% silpnesni negu 21-48 metų vairuotojų. Ne vėl, dideli individualūs skirtumai tiek vienoj grupiai, tiek kitoj, bet jeigu taip lyginam dvi grupės ir ieškom dėsningumų, sakom, kad vyresnių vairuotojų pavojaus suvokimo įgūdžiai yra prastesni. Gera žinia, jie yra treniruojami. Juos galima treniruoti net ir vyresniame amžiuje. Pasaulyje yra daug sukurta programų šitam įgūdžiui treniruoti. Yra įrodymų, kad tos programos yra efektyvios. Lietuvoje mes turime sukurtą tokią 90 minučių mokymo programą. Deja, turiu pasakyti, kad jos efektyvumo nepavyko mums įrodyti. Mūsų vairuotojai sudalyvavę programai nesugebėjo pagerinti savo pavojaus suvokimo įgūdžių. Na, bet mes tobulinam programą ir tikimės, kad vis dėlto sugalvosim tokį mokymo būdą, kad vyresniam vairuotojam pavyktų išmokti. Galbūt tų 90 minučių nepakanka, bet žinodami, kaip žmonės sunkiai įsipareigoja ilgiem mokymam, mes nenorėjom jos ilginti, bet žiūrės, mes dirbam ties to, galbūt kažkada galėsiu papasakoti ir daugiau. Gerai, kaip savo padėti su pavojaus suvokimu? Tai treniruoti pastabumą, ar ne, apskritai. Atkreipti dėmesį į vairius objektus, analizuoti aplinką aplink save, stengtis net ir fiziškai dairytis, ar ne, ir įsiminti dalykus. Atkreipti dėmesį į kitus eismo dalyvius, savęs klausti, o kodėl jis elgiasi kitaip, negu būtų galima tikėtis. Jeigu važiuojate gatve, važiuoja autobusas pirmą juostą, matote, kad yra stotelė, ką mes prognozuojam? Kad autobusas sustos. Labai normalu, mes iš savo patirties žinom, kad taip daro. Ir staiga jis parodo kairį posūkį ir rikiuojasi jūsų juostą. Netipiškas labai elgesys. Jis važiavo pirmą juostą, persirkė. Mes savęs klausim, o kodėl jis taip elgėsi? Greičiausiai priekyje kliūtis, ar ne? Bet va taip savęs klausinėti, o kodėl jis taip elgėsi, kaip elgėsi? Ne? Tokiu būdu mes didinam pastabumą. Taip pat galime atkreipti dėmesį į objektus, kurie užstoja mums vaizdą. Ne? O kas vyksta už to autobuso? Ne? Mes savęs klausim, o kas vyksta, kodėl jam taip reikėjo daryti. Tokiu būdu ugdom pastabumą, bet taip pat galima daryti ir įvairius pratimus. Mes čia neturim labai laiko ilgam pratimui, bet aš kviesiu pažiūrėti čia 30 sekundžių filmo. Ar net kreipkite dėmesį, kad mes turime objektus veidrodėliuose visuose trijuose. Reiškia, turim galinį, turim šoninius veidrodėlius ir aš paleisiu šitą automobilį judėti. Aš noriu, kad jūs stebėtumėme vaizdo įrašą, pabandytumėt pasidairyti ir savo įvardinti. Garsiai nereikia, bet savo pasisakykite mintise, ką matote, ne? Pabandykit pavardinti objektus. Gerai, tos 30 sekundžių pasibaigė. Na, pasakykit,
Ką matėte, kokius objektus galėtumėte įvardinti? Užpakaliai važiavo, iš dešinės baltas lindo, kaip ir neatsargiai. Mhm. Gerai, labai gerai. Kas dar? Iš tų šalutinių gatvelių tai yra pirmoji juostai pati didžiausia. Taip. Gerai, kas matėte ženklus? Jeigu matėt kokių? Šviesoforą mačiau dar. Koks buvo, kokias spalvos? Žalias. Taip. Ką dar matėm? Ženklų? Kiek buvo greitis? Aha, va, pažiūrėkite, ne? Tiek esame pratę, kad į kai ką užmerkiam akis. Tai va tokiu būdu analizuodami tikrai galima YouTube'e rasti visokių filmukų kelio, ar ne, ir tokiu būdu treniruotis. Labai kviečiu nesitreniruoti gatvėje. Prisimenam, dėmesį perkelti sunku, ar ne, tai geriau vairuokim, o treniruokimės va tokiu būdu. Įsijunkit YouTube'e kokį nors filmuką, kur tiesiog automobiliai važiuoja ir savo sakykit, ženklas toks, automobilis toks, posūkis toks, parkavimo vietos tokios, lenkia iš dešinės, lenkia iš kairės, kad pastiprintume tą savo pastabumą. Na ir baigti noriu vairavimo pasirinkimais. Paskutiniu dalyku, kas skiria vyresnio amžiaus vairuotojus nuo kitų grupių, tai yra, kad vyresnio amžiaus žmonės gali pasirinkti patogesnes sąlygas vairavimui. Dažniausiai jie turi daugiau laiko negu bet kuri kita žmonių grupė, nors tas irgi ne visai tiesa, bet iš esmės jie gal neturi tiek tokių darbinių įsipareigojimų, reiškia, jie gali pasirinkti ar važiuoti iš ryto, ar per pietus, ar vakare, ar kažkuriuo metu. Ir žmonės, kurie jaučia, kad jų funkcijos silpnėja, dažniausiai renkasi tokias sąlygas, kurios būtų lengvesnės vairuoti. Tai ką mes irgi esame nustatę, kad dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės pasirenka palaikyti didesnį atstumą iki kito automobilio. Tai yra labai sveika ir labai sveikintina. Nežinau, aš dar turbūt nepapuolu į tą kategoriją, tikiuosi, bet aš irgi vairuoju sudarydama atstumą, ar ne? Nes aš galvoju, tai yra palaikydama didesnį atstumą, galvoju, kad aš esu atsakinga, ar ne, už tai, kiek aš ten vairuosiu ir aš nenoriu patekti į eismo įvykį, tai aš save saugau. Ir kitas dalykas, kuo tikrai vyresnio amžiaus žmonės skiriasi nuo kitų vairuotojų, tai stengiasi nevažiuoti piko metu, kada yra daug automobilių. Ar ne? Jeigu galiu rinktis, aš ir nevažiuoju. O kam? Ar ne? Tai labai vėl, natūralu ir sveika. Turbūt ir kiti žmonės nevažiuotų piko metu, jeigu galėtų, bet tiesiog dirbantys žmonės negali to padaryti. Taip pat yra tokių vairuotojų, kurie vengia vairuoti naktį. Ar ne? Nes gebėjimas matyti prieblandoje daugam būna sudėtingas. Vėl yra ir jaunų žmonių taip darančių, bet vyresnio amžiaus žmonės labiau. Yra tokių, kurie nevažiuoja lyjant ar sningant. Yra tokių, kurie nevažiuoja žiemą visai. Sako, aš žiemą nevairuosiu, ar ne? Sudėtinga, nevairuosiu. Ar ne? Tai žmogaus pasirinkimas. Tai jeigu jauni žmonės retai tokius pasirinkimus daro, tai vyresni žmonės jų daro daugiau. Kiek tai pasiteisina? Iš tikrųjų, poveikis yra dvejopas ir šitą noriu, kad žinotumėt. Tai reiškia, kad padeda, aišku, nes leidžia išvengti tokių aplinkybių, kur vairuotojas gali klysti. Bet kita vertus, trukdo, nes mes netreniruojam tų gebėjimų ir kai prireikia, tampam bejėgiais. Tai va čia reikia labai pasisverti, ar aš iš tiesų jau daugiau niekada nevairuosiu naktį. Jeigu nevairuosiu, tai aš ir nesitreniruoju. Jeigu galvoju, kad man dar bus gyvenime aplinkybių, kur gal... Aš šiandien pabandysiu su jumis pasikalbėti apie eismo dalyvių kompetencijų vertinimą. Daugiausiai atstovauju regitrą. Čia ne aš pavaizduotas, čia egzaminuojamoji, kuri neseniai matyti įgijo teisę vairuoti ir džiaugiasi tą teisę. Man atrodo, tai yra reikšminga. Reikšminga apskritai yra automobiliai žmogaus gyvenime. Man atrodo, kai kada mes tos reikšmės net taip sąmoningai nesuprantam, kiek daug reikšmės automobiliai visoje istorijos raidoje, kiek jie turėjo įtakos ir viskam, ir miestų raidai. Pažiūrėkit, kiek viskas pagrįsta beveik gatvių, tinklų plėtra ir panašiai. Man atrodo, kad kai kada tai netgi taip lieka sąmoningai nesuprasta. Nemėginu pasakyti, kad tai yra svarbiausias žmonijos tobulinamas
mechanizmas, bet ko gero, kad jis turi įtakos ir turbūt visi prisimenat, kaip įgijot teisę vairuoti, kaip mokytės vairuoti, kokį ten egzaminą laikėte. Egzaminai istorijos raidoje irgi labai skirtingi buvo. Tai galbūt aš šiek tiek ir apie tą egzaminą užsiminsiu ir papasakosiu apie tai, kas regitroje yra svarstoma, būtent tobulint egzaminavimo sistemas. Aš čia ruoždamasis taip nuskaičiau, kad čia lyg tai renginys skirtas atkreipti vyresnių eismo dalyvių dėmesį į eismo saugos aktualijas. Ruošiausi tai ne su vyresniais pokalbiu, o su visais. Tai manau, kad mes taip ir bendrausime tokiam formate. Na ir iš to, kaip su policijos atstovė bendravome, tai aš matau, kad auditorija nors ir nelabai gausi, bet pakankamai kvalifikuota ir mes galim pakankamai rimtai kalbėti apie tai, kokios yra eismo dalyvių kompetencijų aktualijos šiuo laikotarpiu. Tai tos aktualijos yra kintančios. Regitra yra institucija, kuriai valstybė yra patikėjusi tas kelias funkcijas. Tai yra susijusios būtent su automobilių eismo sauga. Tai yra vairuotojų egzaminavimo dalykai, vairuotojų pažymėjimo administravimas. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta ta funkcija ir paslauga, bet tai yra, pasigilinus, tai ten didžiulis mechanizmas veikia, kaip tai yra užtikrinama, kad tie vairuotojų pažymėjimai būtų tinkamai suadministruoti. Taip pat yra transporto priemonių registracija, ir tokios, pavadinčiau, gretutinės veiklos, duomenų tvarkymas ir teikimas, su kuriomis eiliniam piliečiui gal rečiau tenka susidurti. Tai daugiau veikia tarp institucinių lygmenių. Kodėl regitroje iš viso yra svarstama apie egzaminavimo sistemų kokius nors pokyčius? Tai labiausiai turbūt dėl to, kad viskam keičiantis eismo kompleksiškumui, sudėtingumui, transporto priemonių techninėms savybėms ir jos tobulėja, keičiasi žmonės, kurie dalyvauja eisme ir tas transporto priemonės vairuoja. Tampa ir aktualu atsižvelgti vis į daugiau ir į kitokias eismo dalyvių kompetencijos spalvas. Tai dėl to kai kada pagalvojame, kad galbūt tas vadinamas kriterinio vertinimo metodas, galbūt jis jau yra išsemtas, galbūt jau nepakankamai modernus ir nepakankamai tiksliai kai kada nustatomos eismo dalyvių kompetencijų ribos, pagal kurį paskui pagal tą sprendimą yra sprendžiama, ar galima eismo dalyviui suteikti teisę vairuoti, ir tai reiškia, kad jis jau tada dalyvauja eisme kaip savarankiškas vairuotojas, nors realiai gali būti, kad jis, pavyzdžiui, net ir ne visai jau tikrai toks labai savarankiškas, gali būti, kad kai kada jo kompetencijos yra ne visose srityse pakankamos ir tikrai negarantuoja, kad jis priims tik tai tinkamus sprendimus. Tai yra tam tikras bazinis lygis. Apie tai, kokią rolę egzaminas vaidina šioje sistemoje, dar aš paskui irgi turėsiu, bet čia tokie pasvarstymai, kol kas dar tai nėra nei rimtos strategijos, nei planai, bet tokie pasvarstymai apie tai, kaip tai galėtų būti pakeista. Privalumai dabar veikiančios sistemos yra tokie, kad tai yra ganėtinai apibrėžta sistema, tai yra sąlyginai neblogai valdyti galima sistema, ją galima keisti, tą pačią sistemą mėginti tobulinti, tikslinti. Apie tikslinimus dar aš irgi paskui užsiminsiu ir pasakysiu, ką ten taip įžiūrime, bet yra tokių trūkumų, kur kai kada stebime, kad egzaminuojamieji laikydami vairavimo egzaminą, daugiausiai kalbu apie B kategorijos egzaminą, tų be abejo yra daugiausiai, bet dabar vasaros laikotarpis yra ir motociklų egzaminų nemažai ir formuojasi, kaip ir kasmet formuojasi eilės, vis daugiau žmonių nori vairuoti motociklus ir nuosekliai metų eigoje pasireiškia tas poreikis įgyti krovininio automobilio arba autobusų vairavimo teisę. Tai kai kada stebime, kad egzaminuojamieji ne tiek tiesiog natūraliai vairuoja egzamino metu, bet daugiau jų elgesy matyti tokie požymiai, kad jie stengiasi išvengti klaidos. Reiškia, jie daro beveik bet kokius veiksmus, kurie tik tai nebūtų vertinami kaip klaida. Nes jie žino, kokios yra klaidos, yra supažindinti, kokios yra būdingos klaidos tam tikrose būdingose situacijose ir visą kitą elgesį prilygina kaip tinkama, nors jis ne visą laiką galbūt ir yra tinkamas arba ne visą laiką pakankamai skleidžia tą kompetencijos lygį, kurio mes norėtume, kad jis būtų. Tai
Kitas metodas be kriterinio vertinimo yra vadinamas kompetencinis vertinimas. Šiaip tų sistemų metodų yra gal kokie 5, gal ir dar daugiau būtų galima priskaičiuoti, vertinant jau visų, netgi gal pasaulio šalių praktiką, tai gerokai daugiau, bet Europoje prastai apsistojama prie 2 sistemų matymo. Dabar jau artėja ir dirbtinio intelekto galimybės ir ten dar daugiau visko yra įžiūrima, bet kol kas tai apsistota yra prie 2, tai mes apie tai ir svarstome. Ir čia iškart galiu užbėgdamas sakyti, kad ko gero, kad dirbtinis intelektas aplenks, taip jau galima tokias prielaidas daryti, kad jisai greičiausiai ateis greičiau ir su savo visom didelėm galimybėm vertinti objektyviai ir pakankamai tiksliai, priklausomai nuo to, kaip yra apmokytas, bet čia šitą pasiliksiu dar ateities pranešimams. Tai pamėginsiu paaiškinti taip vaizdžiai, kas yra kriterinio vertinimo sistema ir kuo ji skiriasi nuo kompetencinio vertinimo sistemos. Čia egzamino trukmė ir toj egzamino eigoje fiksuojamas egzaminuojamojo įgūdžių lygis. Kriterinio vertinimo sistema, žodis kriterinio, nuo žodžio galima susijęs su žodžiu kritika, žiūrima kritiškai į egzaminuojamojo įgūdžius ir stebima, ar jis daro klaidų. Tai reiškia, fiksuojamas tas kompetencija apskritai yra matyti toks daugiamatis objektas, jis turi tikrai ten ne vieną matmenį, kompetencijos lygis, jos ten galima daug ko išskaičiuoti ir įžiūrėti ir nubraižyti, bet kriterinio vertinimo sistemoje stebima ta apatinė riba. Tai čia toks pavyzdys, sakykime, egzamino pradžioje ta riba žemesnė, paskui jinai stebima šiek tiek kylanti, daugiau ten įvairių perturbacijų vyksta, didėja, mažėja, ten skirtingose situacijose taip susiklosto. Yra vertinama stebint nekritinių klaidų sistemoje, tai sakykime, čia būtų tokios nekritinės klaidos, kurios kai kuriais atvejais turi tam tikrą segmentą toj egzamino trukmėj. Viena klaida galėtų būti, bet jos nėra, paskui ten čia tokios yra zonos, kur lyg ir kažkokia klaida pasirodo, dar paskui apie tai irgi papildomai pakomentuosiu, ir yra kritinės klaidos. Tai jau kada tų rodomų įgūdžių lygis yra kritiškai žemas, kažkur tai nukrenta kokiam tai taške, va čia toks taškas yra pavyzdžiui. Tai čia iš to, taip žiūrėdami techniškai, turėtume suprasti, kad egzaminas yra tikrai neišlaikytas. Čia va tokie taškai, kurie turėtų būti vertinami kaip klaidos, o čia yra kritinė klaida, neišlaikymo priežastis, kažkoks trumpas segmentas buvo, kažkas atsitiko, nepraleido pėsčiojo, kaip pareigūnė sakė, ar ne, nepraleido pėsčiojo egzaminuojamasis ir tai lemia viso egzamino, visos procedūros rezultatą. Tai vien pagal tą trumpą segmentą yra sprendžiama, kad egzaminas yra neišlaikytas. Kompetencinio vertinimo sistemoje turime daugiau matmenų. Tai reiškia, galim matuoti kompetencijos lygį. Tai dabar jau matuojame ne tik tai vieną ribą, tą apatinę, bet taip pat matuojame, čia labai supaprastintas modelis vaizduojamas. Tai čia yra aukštis, plotis, dar turbūt turėtų būti ir trečias matmuo ir dar visokie metamatmenys, kurie apibrėžtų skirtingose situacijose to pačios kompetencijos apraiškas ir panašiai. Tiek nesigilinsime, bet čia jau kompetencijos vertinimo sistema matuoja ne vieną ribą, bet mažiausiai dar ir antrą matmenį, tai yra aukštį ir tą plotį, taip šiuo atveju grafike tai plotis, bet egzamino eigoje tai yra trukmė toje situacijoje. Dar galima matuoti pasikartojamumą, matot, čia spalvos kartojasi. Tai čia taip mėginta yra atskleisti, kad galima vertinti ne vienoj būtinai konkrečioje situacijoje. Kompetencijos, jų tam tikras komplektas su apibrėžtom ribom, gali būti mažiau apibrėžtos ribos, gali būti daugiau įvairiai. Tada jau susiklosto tokia vietoje kampuotos kreivės, turime tokią jau liniją, kuri rodo tendenciją. Ir matot, kai kada tendencija gali rodyti, kad kompetencija pasiekia tam tikrą lygį, dalis tos kompetencijos, kuri pagal kriterinio vertinimo sistemą galėjo būti įvertinta nekritinė, o kai dažnai turbūt ir kritinė klaida. Ir tai gali pasikartoti, bet čia vertintojas, čia jau vartosiu žodį vertintojas, nes egzaminuotoja, tai, taip, literatūroje skirtingai sakoma, kad egzaminuotojas tai yra tas, kas žymi klaidą, jis važiuoja, mato, kad klaida padaryta, jis pažymi varnelę, pagal kriterinio vertinimo sistemą jis neturėtų kitaip daryti. O kompetencinio vertinimo sistemoje vertintojas jau atsižvelgia, jeigu jis mato tokią situaciją, kad čia dalis tos kompetencijos kažkokią ribą pasiekia, kur tai jau lyg ir netenkina, bet jis gali atsisukti atgal ir pasižiūrėti čia. Gal
čia vien ta aplinkybė, kad tai egzamino pabaiga, gal egzamino pabaigoje taip susiklostė, kad eismo sąlygos buvo kokios nors ypatingos, kuriuose egzaminuojamasis ir negalėjo pademonstruoti pakankamo to kompetencijų lygio visą jų apimtimi. Tai yra tokie privalumai. Sakiau, kad neapkrausiu schemomis, bet kai pasižiūriu į to, tai čia neskubėkit visko skaityti ir išanalizuoti nereikia, bet čia atskleisti norim su tokia iliustracija tai, kad vairavimo kompetencija, aš apie visas dalyvavimo eisme kompetencijas jau irgi gal neišsiplėskime, bet vairavimo kompetencija formuojasi toli gražu ne tik iš vairavimo mokymo. Labai didelė dalis tų įgūdžių, elgesio vairuojant yra nulemta tokių reiškinių kaip elgsenos asimiliacija, elgiuosi taip, kaip matau kitus elgiantis, asmeninius vertybinio pamato ir panašiai tokių gilių bendrų dalykų. Ir egzaminas visko tikrai nepatikrina. Egzaminas patikrina tai, kas nustatyta pagal vertinimo sistemą, tai yra tam tikras žinias, tam tikrų situacijų suvokimą galima bandyti kontroliuoti, tikrinti, vertinti paskui. Patikrina kriterinio vertinimo sistemai, patikrina tam tikrus įgūdžius, labai konkrečius gali patikrinti. Saugų ir atsakingą elgesį didžiąją dalimi irgi patikrina per tą laikotarpį, tai yra sąlyginai priimta, kad 25 minutės dalyvavimo eisme B kategorijos egzamino atveju, tai yra toks laikotarpis, kada mes sutarėm, kad jeigu per tą laikotarpį kritiškai blogų veiksmų nebuvo atlikta, tai yra priimama, kad egzaminas yra išlaikytas. Bet išlaikytas egzaminas vėlgi jis negarantuoja, kad paskui visoje gyvenimo raidoje, mes čia turim kalbėti apie mokymąsi visą gyvenimą, tokia plačiai taikoma ir gera koncepcija, tikrai negarantuoja, kad klaidų nebus po to. Ir visi žinom, kad klaidų įvyksta ir po egzamino, ar ne? Esame skirtingus egzaminus laikę ir žinom, kad esame bibliotekoje, tai čia reikia daryti sąsają man labai siejasi su kalba, su kalbos vartojimu. Visi esame išlaikę lietuvių kalbos egzaminą, bet tai nereiškia, kad nedarom lietuvių kalbos klaidų. Mes bendravom lietuvių kalbą ir susikalbam, nepaisant to, kad padarom klaidų. Padarom. Eismo dalyviai irgi padaro klaidų. Kai kurios iš tų klaidų, kurias dabar netliesi yra pakankamai didelė sankryža, ten kritinių klaidų gali ateitų egzaminuotas, ten matytų, kad vairuotojai daro kritinės klaidas. Bet tai nelemia visada eismo įvykio. Tai kitaip tariant, eismo dalyviai, jie taip sąveikauja ir to sąveikavimo išmokti ir turėti tinkamus įgūdžius, lygį, tai tam, kad tas lygis būtų ir kad pavyktų tinkamai sąveikauti, ta vadinama interakcija, toks ne visai gal taisyklingas lietuvių kalboje žodis, bet interakcija gerai atskleidžia tai, kad eismo dalyviai visomis kryptimis betarpiškai vienas kitą veikia ir būtent savo veiksmus turi taikyti prie kitų eismo dalyvių veiksmų. Jūs minėjote apie pavyzdį Ispanijoje, kur jums tik pradėjus vairuoti ir būtent jūs atsidūrėt kitoj kultūrinėje aplinkoje, kur kita eismo kultūra ir apskritai žmonių kultūra yra kitokia ir ten jums teko irgi taikyti savo veiksmus prie tos vietinės kultūros, kur jiems vietoje tai atlikti ženkliai lengviau negu jums atvykus iš kitos kultūros. Tai čia noriu pasakyti, kad neapsiriboja viskas vien tik tai vairavimo mokymų ir egzamino išlaikymo ir tai nieko negarantuoja. Šitą tai leidžia spręsti, bet jokių būdų negarantuoja, kad tai nebus padaryta klaidų arba nevyks eismo įvykių. Tam reikia palaikyti tą kažkokį tinkamą kompetencijos lygį. Jį palaikyti padeda geriausiai turbūt tai praktikavimas, buvimas toje terpėje, toje kultūroje, toje elgsenoje, tome būvyje, kur mes įprantame ir galime lengviau, ne tik sąmoningai, bet ir šiek tiek pasąmoningai stebėdami ir vertindami kitų eismo dalyvių veiksmus, jų būdingumą, pasikartojamumą, nuspėti ir priimti savus sprendimus ir tinkamai juos realizuoti. Tai čia noriu palinkėti, kad dalyvautumėte eisme įvairiose sąlygose, įvairiomis aplinkybėmis. Panašiai kaip literatūrą, reikia skaityti įvairią. Negalima apsiriboti tik tai savo patogią, mėgstamą, patinkančią literatūrą. Literatūra yra įvairi ir ji padeda mums suprasti gyvenimo reiškinius. Taip, dalyvaujant eisme reikia kartais pasistengti sąmoningiau dalyvauti eisme,
daugiau stebėti, daugiau vertinti, daryti tam tikras išvadas sąmoningai, kokioje rolėje bebūtume, ar būtume pėsčiasis keleivis ar vairuotojas, suprast, kad eismas yra įvairus ir ne vienas maršrutas yra galimas ir kad tam pačiam vienam maršrute, jeigu mes jį labai gerai žinome, gali įvykti pokyčių, nes keičiasi ne tik tai eismo infrastruktūra, gali kitokį ženklą kelininkas pakabinti, gali eismo dalyvių elgsena pasikeisti. Mes dabar turime mūsų eismo kultūroje, kuri daug metų buvo nusistovėjusi, bet mes stebime, kaip ją šiek tiek keičia atvykę iš kitų šalių eismo dalyviai. Jie atsiveža savo kultūrą, jie bando ją taikyti, bando derintis tikriausiai ir prie mūsų kultūros ir mes turime jau šiek tiek kitokią situaciją, kurią irgi reikia prisiderinti. Tai apibendrinamas noriu tokį pasakyti ir išvadą ir palinkėjimą, kad turime žiūrėti į eismą kaip beveik kaip į bendravimą, kaip į kalbos vartojimą, kaip į tokią nuolatos besikeičiančią aplinką ir suprast, kad turime su savo individualiu požiūriu arba formaliu taisyklių taikymu neateiti, nes tai gerų rezultatų tikrai neduos, o turime šiek tiek tą sąveikaudami su kitais eismo dalyviais sudėtingas eismo situacijas bandyti išspręsti tokiu būdu, kad neįvyktų pavojus. Net nebūtinai kai kada pagal taisyklės, o taip, kad svarbiausia, kad neįvyktų pavojus. Ką ir turėjo omeny policininkė, sakydama, kad tarp pėsčiųjų ir vairuotojo santykyje irgi pareigos yra iš abiejų pusių ir reikia tinkamai suvesti tą teisingą santykį. Tai toks mano trumpas pasisakymas. Palieku dar, jeigu yra kelios minutės, dar yra kelios, tai galim pasikalbėti ir nebūtinai tokioj dideliai galingoj temoj kaip vairuotojų kompetencijos. Jūs, pamenu, klausėte apie sveikatos žinių pažymėjimą. Tai aš noriu truputį patikslinti, kad tikriausiai jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ne dėl sveikatos žinių, o dėl to, kad sveikatos pažyma jūs turėjot galbūt pasitikrinti sveikatą, bet ne pademonstruoti medicininės žinias. Paprastai su medikais, kurie yra baigę universitetus, net nebūtinai universitetą, medikai yra skirtingų lygių specialistai, yra sveikatos priežiūros specialistai, ne visi ten jie gydytojai, kai kurie yra slaugytojai ir visokie šios srities specialistai, tai formaliai yra galimybė tokių kaip jūs gydytojų arba slaugytojų diplomus prilyginti prie sveikatos žinių pažymėjimo ir užskaityti tai, kaip kad jūs turit tas be abejo pirmosios pagalbos teikimo žinias, bet paprastai, kadangi ten, turiu pripažinti, kad formalios procedūros yra tokios, kad paprasčiau yra šitiems specialistams išklausyti pirmosios pagalbos teikimo kursą, nepaisant to, kad, kaip jūs minėjot, kad neseniai patys galbūt vedėt tuos kursus ir tai būtent, o kai kada aš ir susiduriu su tokiom situacijom, kai pasirenkamas tas kelias tiesiog turėti pažymėjimą kaip klausytojo, ne tik tai kaip gydytojo. Tai yra. Aš nepaklausau jos nenuėjau į komisiją. Sakau, jeigu prieš 3 mėnesius buvau pasitikrinus. Na, suprotinga. Taip, bet ten tikrina ne jūsų žinias, o jūsų sveikatą. Tai ten kitas patikrinimas. Noriu paklausti dabar, man tik tai mintis kilo. Dabar, jeigu mano pasibaigs sveikatos tas pažymėjimas, ar aš gausiu kokią nors žinią iš regitros? Taip. Ar man pačiai reikia pasitikrinti? Gausit. Jeigu įvedėt regitroje, įvedėt elektroninį paštą arba telefono numerį ir tai yra susijęta su būtent jūsų... Ai, tai gausiu. Aš galvojau, gal tada, kai mane sustabdys, ne. Kai patikrins, sakys, taip, reikia pripažinti, kad tokių irgi yra įvykę, ypač anksčiau, kuomet regitra neturėjo kontaktinės informacijos, kur siųsta informacija, nežinojome. Neturėjom nei elektroninio pašto, nei telefono numerio, neturėjom netgi fizinio adreso, tai tada ir negalėdavom niekaip informuoti. Tavo tiesiog per viešasias informacinės kompanijas informuoti piliečius, kad jie turėtų patys pasitikrinti, ar jų sveikatos pažymos galioja. Dabar jau, kai ten daugelis prisijungia ir savo duomenis suveda, tai mes galim išsiųsti ir siunčiam. Ačiū už dalyvavimą, už tai, kad esate aktyvūs ir kad domitės eismo saugos specifiką. Ačiū. Tai laba diena dar kartą visiems. Aš esu Reda Mažeikė. Jeigu pagal pareigybės, tai tiesiog vykdau tokią bendrą prevenciją mūsų policijoje ir viena iš darbo funkcijų yra būtent švietimas, ne vien seniorų, bet pradedam ir nuo vaikų ir su viso amžiaus žmonėmis dirbame įvairiausiose renginiuose, nes esu bendruomenės pareigūnė.
Tačiau tenka dalyvauti renginiuose, atsakinėti įvairiausius žmonėms klausimus ir darbo praktikos turiu, nes esu dirbusi ir kelių policijoje, ir kitose policijos skyriuose. Todėl tikiuosi, kad galbūt kažką, nors labai daug, kaip policijos pareigūnai šią temą šiandieną jums iš statistikos ir neturime ką pasakyti, bet tiesiog tą prevencinę žinutę, kurią mes visą laiką norime jums pasakyti ir pranešti. Tai tikiuosi ir šiandieną kažką naujo galbūt ir išgirsite iš mūsų visų pranešėjų. Kadangi jūsų yra labai nedaug ir tik tai kolegos gale kaip pranešėjai klauso, tai norėčiau jūsų gal tiesiog tokia laisvesnė forma su jumis pabendrauti ir paklausti, ar visi iš čia susirinkusių vairuojate transporto priemonės? Ar vairuojate, taip? Ar keliaujate daugiau pėsčiomis? Vairuojat? Taip. Gerai. Kitas klausimas, ar savo kaip vairuotojų tame visame laikotarpyje kaip vairuotojai, ar esat turėję vienokių ar kitokių eismo įvykių? Nesate. Turėję esate, taip? Taip. Ir tada, kai policijos pareigūnas kaip pareigūnė noriu klausti jūsų tas eismo įvykis, jeigu galite tiesiog be kažkokių tokių asmeninių aplinkybių visų paaiškinti, papasakoti galbūt, koksai tas maždaug tas eismo įvykis buvo, ar dėl jūsų kalties, ar dėl oro sąlygų, ar dėl kito vairuotojo, ar buvo sužaloti, kokios situacijos buvo nutikę. Ar galėtumėt kas nors pasidalinti? Jūs sakėt, kad turėjot. Nenorit pasidalinti? Gerai. Galiu. Taip. Aš ne Lietuvoj. Pradžioj vairavimą, gal turėjau kelis ten, gal kokius 5 metus vairavimo tik tai patirties ir Ispanijoje. Taip. Ten viskas buvo kitaip, nes tai buvo prieš daug metų, patys pirminė priklausomybės metai buvo čia pas mus, mes dar turbūt gal net Europos Sąjungoje nebuvome, kažkas tai tokio. Tai tiesiog gatvėje, kadangi ten miestelis nedidelis ir siauras pravažiavimas, vienoj pusėje daug mašinų stovi, Taip. kitoj pusėje čia ir pro šalį aš važiuoju ir pro mano šalį važiuoja su motoroleriu jaunas vyrukas. Ir jis, matyti, jį kažkaip sumėtė ir jis man su ranka tiesiog va čia į tą stiklą. Aš tada tik šitaip ir kitai mašinai visą šoną nuvarau. Jau graži mašina, brangi, aš čia iš Lietuvos, kur mes avarija mašinos, tai kažkas tai tokio jau tada buvo. Vienu žodžiu, kadangi aš ne savo mašiną vairavau, tam savininkui paskambinau, kad taip ir taip, sako, nieko tokio. Už tos, kur mašiną aš nubraukiau, užkišk mano telefono numerį, nes aš net ir ispaniškai dar labai blogai kalbėjau. Sako, užkišk numerį už tos mašinos ir viskas. Ar tau nieko, ar tavo mašina, biškai ten aplamdyta mano irgi, bet aš važiuot galėjau ir nuvažiavau. Aš buvau tada šoke, nežmoniškam, nemoku apsakyti kaip, bet daugiau aš tokių eismo įvykių kartais greitai paspaudžiau. O neturėjau. Supratau. Ačiū Jums labai už pasidalintą patirtį. Dėl ko iš tikrųjų norėjau Jūsų to paklausti, kad galbūt pasakytumėt, nes noriu paneigti mitą ir iš tos tokios truputėlį mažos mūsų statistikos, ką mes turime, kaip žmonės visi kalba ir sako, kad senjorai, galbūt vyresnio amžiaus žmonės, taip, kad neįžeisti, nežinau, kaip norite save identifikuoti, taip vadinti, kad jie dažniau papuola eismo įvykius. Taip, tai va šios dienos mano tokia, kaip sakau, misija turbūt ir žinutė pasakyti, kad tai nėra tiesa. Ir pagal visus mūsų turimus duomenis dažniausiai eismo įvykius patenka vidutinio amžiaus žmonės. Tai yra ne jaunuoliai, ne tik pradedantysis vairuotojas ar ne, bet tas truputėlį jau didesnę vairavimo stažą patirtį turintis žmogus. Bet iš visų duomenų, kuriuos turime mes, kaip policijos pareigūnai, vėlgi negalime traktuoti, kad to vidutinio amžiaus žmonės jie prasčiau vairuoja. Dėl ko? Ir pagal statistiką senjorai yra ne tie, kurie daugiausia eismo įvykių sukelia arba į kuriuos papuola. Bet toks įdomus vienas dalykas yra. Ta statistika skaičiuojasi pagal nuvažiuotus kilometrus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad senjorai
Taip, mažiau vairuoja su automobiliais, taip, jūs mažiau kilometrų, galima tokį žargoną pasakyti, susukate, taip, mažiau kilometrų įveikėte. Ir dėl to ta statistika tokia yra, kad jūs mažiau papuolate eismo įvykius. Bet jeigu imtume ne pagal kilometrus, bet pagal sudėtingumą eismo įvykių, tuomet senjorai būtų tie, kurie pirmauja vien dėl to, kad su vyresnio amžiaus žmonėms dažniausiai, kaip ir suprantam turbūt, dėl medicininių dalykų, pasiekmės eismo įvykių yra baisesnės. Taip? Tas vyresnis žmogus skaičiuojamas nuo 70 iki apie 75 metus. Tai reiškia, kad tiesiog ne dėl to, kad kažkas serga, ne dėl to, kad kažkas negeba, taip, bet dėl tam tikrų medicininių dalykų. Jeigu nutinka eismo įvykis jaunam žmogui ir vienas ar kitas sužalojimas jam pasibaigtų tiesiog vidutinis, ar ne, sakytum, nesunkus, o vidutinis kūno sužalojimas, senjoras tokį sužalojimą tiesiog perkelia sudėtingiau ir baisiau. Ir dažnai tokie sužalojimai vyresnio amžiaus žmonėms baigėsi netgi mirtimis. Ir štai dėl to ta statistika tokia yra, ką ir mes policijos pareigūnai matome. Ir iš draudikų tam tikrų apklausų, iš draudimo įmonių mes matom tą statistiką, kad su žūtimis, su sunkiu kūno sužalojimu, senjorų, jūsų žmonių, vyresnio amžiaus žmonių skaičius yra didesnis. Ir štai dėl to tas mitas toksai tarp bendruomenės ir tarp žmonių yra gajus, kad senjorai tai tie, kurie dažniausiai sukelia eismo įvykius, nors tai yra netiesa. Taip, dar vienas svarbus labai dalykas, ką mes iš tikrųjų kaip policijos pareigūnai, norėdami ne kaip bausti, bet tiesiog kaip tą prevencinę žinutę perduoti vyresnio amžiaus žmonėms, kad pirmas dalykas, kas lemia papulti jums ar ne į tam tikras situacijas, tai savo patirties pervertinimas. Asmeniškai aš pati esu susidūrusi ne vieną kartą su vairuotoju, kuriam teko rašyti protokolą, baudą už tam tikrus pažeidimus, ar ne? Ir jisai man aiškino, kad kaip aš galiu jam rašyti baudą, jisai vairuoja daugiau negu 40 metų ir jisai už mane geriau kelių eismo taisyklės išmano ir didesnę patirtį turi. Tai vat mūsų kaip policijos pareigūnų, nežinau, galbūt kolegos ir iš kitų padalinių, kurie atvyko šiandieną, jums mūsų tokia kaip ir žinutė būtų, kad nereikia bijoti, tai yra negėda, reikia rasti laiko, noro atnaujinti tas žinias. Taip, aš asmeniškai nepriklausau dar seniorų grupiai, bet kai aš laikiausi vairuotojo pažymėjimą, irgi jau buvo kitokios taisyklės, taip, buvo kitokių naujų ženklų atsirado, greičio limitas buvo dar kitoks, kaip aš irgi vairuotojo pažymėjimą laikiausi ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog mūsų tas noras jums, kad ir jūs patys tos statistikos, kaip sakau, nebūtumėt tas vienetas iš tų skaičių, tiesiog nebijoti, nesigėdinti, laiku kreiptis ir medicininės pagalbos, ir tas labai svarbu sąžiningai kreiptis medicininės pagalbos. Ar ne? Kas dažniausiai vyksta? Tiesiog formalus sveikatos patikrinimas dažnai kur būna. Ir tų pačių akių, ar tos pačios reakcijos, ar savo kažkokių šalutinių ligų įvertinimas. Taip, nereiškia, kad man galbūt nėra labai daug metų, gal aš tiesiog ir gebu ir vaikščioti, ir dviračių vairuoti, ir gyvenu, ir pats savim pasirūpinu. Bet nereiškia, kad aš neturiu, pavyzdžiui, kažkokių sveikatos sutrikimų, kurie lėtina mano koordinaciją. Taip? Ir vienas iš tokių dažniausių eismo įvykių, į kuriuos patenka senjorai, tai yra ne greičio viršijimas, taip, o per lėtas važiavimas. Kuomet senjorai važiuoja, pavyzdžiui, į sankryžą ir mes dažniausiai turim eismo įvykius, tai yra sankryžoje, nes mūsų koordinacija yra sutrikusi, taip, ir tai yra tas vadinamas dešinysis posūkis, taip, manevras į dešinę arba į kairę. Kodėl? Pasižiūrėti, kaip mes turim iš dešinės praleisti eismo dalyvius kitus, taip, dėl to, kad mes su vyresniu amžiumi nebesugebam įvertinti pagal medicininius paskaičiavimus, ar tas automobilis spės atvažiuoti, ar aš spėsiu pasukti, ar ne, ar nespėsiu padaryti savo manevro sankryžoje. Ir va štai čia mes turim vieną dažniausių problemų, kai senjorai tiesiog kažką per lėtai padaro,
dėl koordinacijos, dėl negebėjimo paskaičiuoti tų visų dalykų. Arba, pavyzdžiui, kaip jūs turbūt patys žinote, parduotuvėse, tai prekybos centrų aikštelėse, kai kažkur netelpam, nubraukiam kitą automobilį, neapskaičiuojam, gal į kokį atitvarą ar tvorelę, ar į kokį stulpelį įvažiuoja, taip. Tai va vieni dažniausių tokių seniorų padaryti yra pažeidimai, tiesiog dėl tų tokių įgūdžių jau galbūt nebeatnaujinimo, praradimo ir tiesiog nebegebėjimo, gal sunkiau kažkam jau yra atsisukti, pasižiūrėti, dar kartą įsitikinti, na kaip mes ir vaikus mokinam eiti per pėsčiųjų perėją, taip mes pamirštam, kad dairomės 3 kartus, o ne 2. Į kairę, į dešinę ir dar kartą į kairę reikia pasižiūrėti. Tai vat lygiai taip pat ir vairuojant automobiliu, jeigu ką tik pasižiūrėjau, jisai dar stovėjo, nereiškia, kad jisai dar stovi. Taip, jeigu dar kartą vieną kartą tokį kontrolinį atsisukimą padarysiu. Tai va šitie dalykai yra labai svarbus ir mūsų tokia žinutė būtų, kad jūs jų nepamirštumėte. Taip, tai yra laiku tikrinti sveikatą, tiesiog vėlgi dalyvauti įvairiausiose renginiuose, kurių iš tikrųjų labai daug yra ir nemokamų labai daug renginių yra ir policijos pareigūnai, ir medikai tos renginius organizuoja, taip, kur kviečia pasitikrinti žinias nemokamai ir žinau, kad ir vairavimo mokyklos organizuoja tikrai daug nemokamų renginių senioram, kur galima ir praktinius vairavimo įgūdžius pasitobulinti ir kad jums būtų atsakyta į įvairiausius rūpimus klausimus. Gal kažkokį klausimą man turite eigoje ir norėtumėt kažko kaip iš policijos pusės paklausti? Kad bėdoj padėtumėt. Kad bėdoj padėtumėt. Na, mūsų darbas yra bėdoj padėti, taip. Tai čia vėlgi, žinot, kaip aš sakau, kaip mes jau kiekvienas tą policiją priimam, ar kaip baudėja, ar kaip norą padėti. Tai mūsų iš tikrųjų misija tokia ir yra, kad žmonės nebijotų kreiptis tos pagalbos, taip, kad žinotų, kad visą laiką galima, bet, kaip sakau, mes visi žmonės, taip, tai už kolegos gal kažkokius veiksmus ar kažkokį netinkamą žodį negalima atsakyti, tai visokių tų situacijų būna, bet taip, nereikia bijoti skambinti ir prašyti tos pagalbos. Dar viena iš mūsų tokių žinučių būtų galbūt irgi vyresnio amžiaus žmonės ne visi žino ir norėtume jums pasakyti apie, jeigu ką reikia daryti, jeigu jau nutinka eismo įvykis. Taip, tai vat vienas iš tų dalykų, ką mes visi iš tikrųjų, ne tik seniorai, pamirštame, tai yra tie pirminiai veiksmai, kaip elgtis eismo įvykio metu. Taip, tai ką pirmiausia darom, žinoma, pamirštam užsidėti šviesą atspindinčią liemenę, pasižymėti kažkokį automobilį ir avarinio ženklų, taip, ir įjungti tą vadinamą avarinį. Ir mes ir mūsų problema tampame tuo metu patys svarbiausi, išlipame vidury sankryžos, vaikštinėjame, taip žiūrime, kas nutiko, ar man ten sugadino, ar aš kažkam sugadinau. Tai mūsų kaip policijos pareigūnų prašymas yra svarbiausia, taip mes suprantam, žmogiškos pusės, kad ir daiktas sugadintas, bet jūsų sveikata yra svarbiausia, kiekvieno žmogaus sveikata yra svarbiausia, taip. Ir turim ne vieną tokį eismo įvykį, kuomet automobiliai iš tikrųjų nebuvo labai smarkiai apgadinti, bet vėliau, vien dėl to, kad žmonės nesilaiko taisyklių, jie tiesiog patys buvo sužaloti ne eismo įvykio momentu, taip, ne tuo metu, bet tiesiog vaikštinėdami sankryžoje, nes buvo, tarkim, gal blogos oro sąlygos, nepasižymėjo automobilio, buvo be šviesą atspindinčios liemenės, taip, ir tiesiog kitas automobilis sužalojo. Ir turim atvejų, kuomet net tokie dalykai ir nutinka net mirtinais atvejais, taip. Lygiai taip pat yra toksai dalykas kaip elektroninis tas deklaracijos pildymas. Taip, gal vyresnio amžiaus žmonėms yra ir sudėtingiau susipildyti elektroniniu būdu deklaraciją dėl eismo įvykio, bet ką noriu pasakyti, tikrai atsiras žmonių, kurie pagelbės ar pakonsultuos, ar lygiai taip pat galima ir į draudimo bendrovę paskambinti ar ne, paprašyti popierinio lapo, nors jau daug kas jau jo nebeturi ir nebeduoda, bet visą laiką su savimi turėti, dėl ko žmonės labai maišo. Ir visą laiką galvoja, bet ypač vyresnio amžiaus žmonės, kad jeigu nutiko kažkoks eismo įvykis, kad mes iš karto privalom skambinti į policiją. Taip, tai į policiją mes privalome skambinti, jeigu yra sužalotų žmonių, jeigu mums reikia kažkokios medikų pagalbos, taip, jeigu vienas iš vairuotojų pasišalino, ar vyksta kažkoks nesutarimas. Tarkim, aš esu nekaltas, jis yra kaltas, aš esu įsitikinus taip, kad kitas vairuotojas yra kaltas, jis nesutinka, vyksta konfliktas ir mes tiesiog nesutariam, kuris yra kaltas dėl eismo įvykių ir negalim draugiškai susipildyti deklaracijos.
Tai va tada tokiais atvejais mes skambinam visą laiką bendruoju pagalbos telefonu 112 ir prašom pareigūnų pagalbos. Nes žmonės pamiršta, kad šiais laikais, taip jau dabar, šiuo metu nebereikia skambinti, nereikia pranešti, jeigu mes sutarėm, jeigu mūsų sveikata yra gera, nes mes esam nesužaloti, jeigu jaučiamės gerai, mums nereikia skambinti į policiją, laukti ten 2 valandas viršaus, kol policijos pareigūnai ten, tarkim, kokio piko metu sugebės atvažiuoti į tą eismo įvykį, vien dėl to, kad pasakytų susipildyk deklaraciją, taip tą popierių, kurį mums parodys, ar ten duos, jeigu mes jo neturime. Tai tiesiog, jeigu vairuojate, tai kai apsidraudžiat savo automobilį, tai paprašykit draudimo įmonių, kad tikrai duotų tą popierinę deklaraciją, jeigu elektroninė yra sudėtinga, bet, pavyzdžiui, pasipraktikuoti, kol nenutiko niekas, mes tikrai galime ir elektroninės deklaracijos yra labai lengvai iš tikrųjų supildomos, nes mobiliais telefonais tikrai visi senjorai naudojasi ir žinau, kad ir išmaniais, ne tik paprastesniais, taip, tai tikrai esat raštingi, lankot įvairiausius ir bibliotekose, žinau, kad kursus, tai tikrai galite pabandyti, nes būna viskas daug paprasčiau. Tiesiog vedlys toje elektroniniai sistemoje, elektroninis vedlys veda, ar ne, ir tau nereikia žiūrėti tą deklaraciją ir galvoti, kur ten ką susipildyti. Tai va tiesiog laisvu metu galite pasižiūrėti ir pasidomėti, kad jeigu reikėtų, taip, na, žinoma, kaip sakom, nedaug dievė, kad reikėtų taip, bet kad žinotumėt, kur ieškoti. Nes dažniausiai kas nutinka panika, mes stresuojame ir pamirštam visus tos dalykus. Šitas pats kaip telefoniniai sukčiai mums paskambina, taip? Ir nori mus apgauti, ir kai atiduodam jiems savo pinigus, tada tik prisimenam, kad pasirodo giminių užsienį neturime, taip, o kažkam padėjom užsienyje. Tai va, to eismo įvykio ir tos nelaimės metu lygiai taip pat. Pirmiausia, reikia pradėti susidraugauti su tuo stresu, kad viskas yra gerai, tai yra tik daiktas, svarbiausia, kad mes nenukentėjome ir prisiminti tuos pirminius veiksmus, kad nereikia iš karto skambinti į policiją. Taip, na ir dar vienas iš tikrųjų toksai, dar trumpai noriu paliesti, dar vienas toksai iš pagrindinių dalykų, kada dažnai labai į eismo įvykius patenka mūsų senjorai, tai yra, kuomet jūs esate pėstieji eismo dalyviai, taip? Tai pėstieji eismo dalyviai irgi iš tikrųjų yra labai pikti pėstieji eismo dalyviai, taip, tokio amžiaus žmonių, todėl kad jie irgi geriausiai kelių eismo taisyklės išmano, jie nereaguoja į pastabas, taip, kerta gatvėje ir važiuojamąją dalį ten, kur jie nori. Ir kągi mes pastebim ir ta statistika, ką mūsų rodo, kad dažniausiai tų kelių eismo taisyklių nesilaiko kaip pėstieji eismo dalyviai, tai yra tie senjorai, kurie nevairuoja transporto priemonės, taip? Ir galit man tai patvirtinti, taip? Nes tai yra tiesa, tai yra tokia statistika, kol mes neatsidurime toje kitoje barikadų pusėje, mes niekada neįvertinam to žmogaus už automobilio vairo, taip? Ir mes ant jo pykstam, kodėl jis jau nesustojo prie pėsčiųjų perėjos, kodėl manęs nepraleido, kodėl galbūt naudoja garso signalą. Tai vat vėlgi ir draugam, kurie galbūt vat nevairuoja, taip, kad pranešti tą žinutę, kad kelių eismo taisyklės, kaip mums sako, mes kaip vairuotojai, mes privalom praleisti pėsčiuosius, taip, bet pėstieji pamiršta vieną dalyką, kad kelių eismo taisyklėse rašo, kad nors ir pėsčiųjų perėjoje, bet į gatvę įžengti aš galiu tik tada, kai įsitikinu, kad yra saugu. Taip? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai nėra mums pirmumas įžengti ir visi automobiliai gali nors ir į orą pakilti. Taip? Kai nevairuojam patys automobilio, neįvertinam ir oro sąlygų, ar žiemą, ar slidu, ar negali vairuotojas sustabdyti automobilio, kiek turim tokių situacijų, kur tiesiog dėl techninių galimybių ar sugenda, ar užsiblokuoja kažkas, taip. Plus dabar vienas iš tokių paskutinių metų dažniausiai buvo eismo įvykių priežasčių, kada senjoram pasidarė blogai su sveikata, taip. Tiesiog nesuspėjo, į tą patį reakciją nebuvo, nesuspėdavo sustabdyti ar įvertinti, pamirždavo, tiesiog nematydavo pėsčioje prie pėsčiųjų perėjos. Ir va tuomet ir įvyko prieš keletą metų tos visos pataisos dėl tos sveikatos, kad dažniau žmonėm tikrintis tą sveikatą, taip, kad atnaujinti tas žinias, tos rekomendacijos atsirado, nes iš tikrųjų tą tendenciją, tą statistiką mes stebėjome, kad dėl amžiaus, dėl reakcijos, dėl matymo, dėl sutrikusios koordinacijos, kaip sakau, dėl vaistų vartojimo, taip, aš kaip ir buvus, viskas gerai, bet pamirštu, kad truputėlį mano elgesys pasikeičia kažkokių medikamentų, pavyzdžiui, pavartojus. Tai dar vienas labai svarbus dalykas, kad mes nepamirštume, kad nors ir išlipę iš automobilio ir
ką dažniausiai žmonės mums sako, kai mes prevencinėse priemonėse, pavyzdžiui, daliname kažkokius ten prevencinius lankstinukus ar dalinam atšvaitus. Ypač jaunimas, vidutinio amžiaus žmonės neima tų atšvaitų, taip, ar nesideda atšvaitų ant rūbų. Mes turime įvairiausių priemonių, kuomet dedam specialių termopresų priklijuojamus atšvaitus, kurie, na, kaip vaikam ant rūbų būna, kur nenusiskalbia. Ir vidutinio amžiaus žmonės, jie dažniausiai nesideda tų atšvaitų, nes tarsi gėda čia tą atšvaitą nešioti. Ir visą laiką, kai mes paklausime, kodėl nenešiojate atšvaito, ar žmogus būna sustabdytas gatvėje per mūsų prevencinės priemonės, jis pasako vieną atsakymą: aš vairuoju. Bet mes pamirštame, kad mes, kai išlipam iš automobilio, mes esame pėstieji eismo dalyviai. Taip, mes galbūt kažkur kertam gatvę, į renginį, į biblioteką, ar į parduotuvę gal einame per gatvę, gal ne visą laiką mes sugebam sustoti prie pat durų, ar toj pačioj parduotuvės aikštelėje įvyksta kažkoks įvykis, taip. Ir einant net neapšviestose labai gerai prekybos centrų aikštelėse irgi įvyksta nelaimės. Ir ypač tada, kai dar pėstieji pamiršta ir prie parduotuvių, prie pavyzdžiui, prie ligoninių, tai prie įvairiausių gydymo įstaigų, mes einame už automobilio ir pamirštam, kad reikia pasižiūrėti, kad automobilis kai įjungia važiuoti bėgį atbulom, taip, kad dega balta šviesa lempose, taip, mus įspėja. Tai vat, ypač pėstieji, kurie nevairuoja, tų dalykų galbūt nežino, galbūt negeba įvertinti, galbūt nepagalvoja, kad reikėtų pasižiūrėti į automobilio žibintus, taip, kokia šviesa dega. Ir labai dažnai papuola į eismo įvykius ir yra sužalojami, nes jie tiesiog eina už automobilio aikštelėje. Tai atšvaitus reikia mokėti tinkamai nešioti, taip. Retas, kuris žino, kad ant kurios pusės atšvaitas nešiojamas. Mano klausimas būtų jums. Ant kairės, taip, kaip jūs galvot, ant kurios pusės mes, tarkim, aš turiu juostinį atšvaitą, ant kurios rankos aš dėsiu, ant dešinės ar ant kairės? Ant dešinės. O kodėl vat, jūs dėsite ant dešinės? Vat, prieš judėjimo kryptį, Teisingai, taip. Mieste gal mes nesusidarėm su tokia problema, nes dažniausiai mes turim pėsčiųjų takus, šaligatvius ir mums nėra tokios problemos. Bet užmiestyje, išvažiuojam pavyzdžiui iš Kauno, kažkur už miesto, ar tarkim rajonai dabar mūsų labai išsiplėtę, taip, infrastruktūra nesutvarkyta, ne visur pėsčiųjų takai yra. Mes turim nepamiršti, kad pėstysis privalo eiti prieš atvažiuojantį transportą. Taip, kodėl? Jeigu vairuotojas manęs nepamatys, kad aš jį pamatyčiau ir spėčiau pasitraukti šoną ir jis mane pralenktų. Taip, tai dabar, kadangi jūs važiuojat visi į mane, tai mano visi atšvaitai turi būti ant dešinės rankos. Taip, ant dešinės rankos ar ant dešinės kojas, arba pakabinamus mes kabinam ant dešinės kišenės, kad jie tiesiog švituotų ir būtų matomi, nes jie turi ar šniurelę, ar grandinėlę kažkokią. Taip, liemenės dabar yra naujos tokios petnešos patogu nešioti, nereikia liemenės kažkokios, tiesiog susilankstai, tokias petnešas dviratininkai ypač jas mėgsta, taip užsidėti. Yra įvairiausių tų atšvaitų, svarbiausia juos tinkamai užsidėti. Dar viena iš moterų daromų, moterų sakau, nes moteris ant rankinės nešioja, daroma tokia klaida ant rankinės atšvaitas, vat ir pas jūs matau, taip. Jeigu jūs tą rankinę neštumėt rankoje ir ją va taip švituotumėt, tai jūs tada labai gerai darytumėt, taip, bet ką dažniausiai mes darom, tą rankinę ypač eidami tamsiuoju paros metu, kada skubame namo, išlipam, kad ir iš to pačio automobilio, bijodami kažkokių tai nusikaltėlių, plėšikų, mes tą rankinę labai slepiam ir glaudžiam prie savęs, taip. Ir dažniausiai va štai mūsų atšvaitas, jis yra paslėptas po mūsų pažastimi ir jisai nesimato, taip. Ir kai mes sustabdom žmonės ir sakom, kad jūs neturite atšvaito, jūs esat visiškai tamsus ir nematomas tamsoje, taip, žinoma, mums ypač moteris garsiai rėkia, kad aš turiu ir kaip jūs drįstat atsakyti, kad aš nesimatau, taip, bet tas atšvaitas yra po pažastim ir jis yra visiškai nematomas. Tai reikia jį tiesiog persisekti, užsidėti, turėti ant rankinės, tos petnešos yra viskas gerai, taip, bet mums tiesiog einant gatvė jį reikėtų persikelti ant teisingos rankos, ant teisingos vietos, kad jis būtų matomas. Žinot, aš mažiem vaikam visą laiką sakau mokykloje, kaip mes su jais dirbam, kad nes jau kaip paaugliai tampa, jiems būna gėda atšvaitus nešioti, tai aš sakau, nešioti atšvaitą nėra gėda, gėda yra žūti pėsčiųjų perėjoje neturint atšvaito. Nes statistika prieš 5 metus buvo daryta, visi, tarsi, tai beveik 80% viršaus
pėsčiųjų perėjoje partrenktų žmonių neturėjo su savimi atšvaito. Nes mes įsivaizduom, kad gatvėje mes esame matomi taip, nors ir pėsčiųjų perėjos kai kurios apšviestos dabar yra papildomai, bet vis tiek neįvertinam ir oro sąlygų, ir kito vairuotojo reakcijos ir matymo, kaip ir kartoju taip, ir mes tiesiog įžengiam į tą gatvę, nes mes įsivaizduom, kad mes esame matomi. Taip, dabar neturit man klausimų. Gal norit kažko paklausti? Aš galiu paklausti. Suprantat, ar medikam privalu tuos kursus laikyti? Medikam? Medikam. Kokius kursus? Šitą pirmos pagalbos eismo. Žinoma, medikai irgi lygiai taip pat savo kvalifikaciją privalo atnaujinti kas tam tikrą laiką. Jiems lygiai taip pat medicininė pažyma galioja tik tai tam tikrą laiką ir jie kursus privalo praeiti. Taip. Aš medikė, bet aš kitus apmokinu. Tiesiog... Tai jūs gal tiesiog jau kaip apmokinanti dirbate, jūs gal tiesiog kaip medikės darbo jau nebedirbate. Taip, supratau. Tai nes šiaip jeigu jau darbuotumėtės kaip medikė, tai jūs privalo medikai, kas... Taip, kelti kvalifikaciją ir ypač lygiai taip pat jiems ir pirmos pagalbos kursai tam tikrą metų skaičių tik tai galioja. Taip, keičiasi naujienos, taip, keičiasi visi dalykai, taip. Kaip seniau turniketų neprivalėdavom ten turėti ir taip toliau, ar ne, tai dabar tiesiog tam tikri dalykai, tos naujovės yra visos ir... Kviečiau Raudono Kryžiaus darbuotojus, kadangi aš asociacijoje žmonių sergančių artritų. Supratau. Ir pati du sąnarius esu išoperavus, dirbtinus, visas buvo gerai. Supratau. Tas mano buvo su vidaus gydytoju. Reiškia tiesiog principų, kad reikia nueiti ir dar kartą, reiškia jums, reiškia, kad užskaitytų, tai tiesiog pirmą pagalbą vairuojant. O aš nejau, sakau, aš prieš 3 mėnesius buvau, o vieną kartą į metus galiu eiti, suprantat. Jos pasiuntė, reiškia, dokumentus į Vilnių ir atėmė man teisės. Teisės, o aš kitus apmokinu. Suprantat, kadangi nuo ankstyvos jaunystės esu transporto priemonėse dirbusi, bet punkte, tai aš juos ir kaip sakant, ir keldavau jų kvalifikaciją medicinos srity. Tiesiog aš taip galvoju, kad tiesiog aš asas. Mes visi taip apie save galvojam, taip? Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinot. Žinokit, mes irgi policijos pareigūnai kiekvieną mėnesį einam ir kas savaitę, vieną savaitę į taktiką, kitą į šaudymą, kitą į kitus kursus, taip. Privalom tobulinti žinias, taip. Literatūrą skaitau, šitą tiesiog atnešiau žurnalų padalyti, bet gal čia nėra straipsnių tokio. Supratau. Ačiū Jum. Tai taip, viskas, nebetrukdysiu Jūsų, iš tikrųjų, kaip sakau, mes policijos pareigūnai neturim labai daug statistikos, kurie kažkokiais bauginančiais skaičiais galėtume pasidalinti. Mūsų tiesiog ta prevencinė žinutė yra, kad žmonės tų pagrindinių dalykų nepamirštų, kuriuos jie visą laiką žino ir galvoja, kad mes visi juos žinom taip, bet kartais tas priminimas ir dažnas kartojimas, kaip ir tų kursų, padės galbūt išvengti kažkam nelaimės, taip. Tai ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū už pasidalintas patirtis. Ir mes kaip policijos pareigūnai vieno Jums linkime. Ne bauda, ne baudos dydis yra esmė, svarbiausia, kad Jūs visi būtumėt saugus. Tada bandau tai kaip ir pristatė vardas Mindaugas, ten pavadinimą mačiau labai ilgas programoje, apie tasgi ten technologijos, kiek ten padeda, ar kada ten tampa kliūtimi kažkas tai apie tą ir su vairavimu. Tai pradžiai dar, kad įvesti į kontekstą, kad kiek aš čia, kaip sakau, kad dalinai galiu būti ar negaliu būti to kompetentingu šnekėti šitoj temai, tai kažkada seniai iš baigtų mokslų vienas iš studijų yra telekomunikacijų ir elektronikos sritis. Tai, kaip sakant, tuos dalykėlius šiek tiek čiupinėjau studijų metu, dirbti teko toj srity, paskui jau labai mažai, o paskui čia iš viso nuėjau į tos vairavimo srities reikalus. Tenai dar tas daktarinis irgi matavimų inžinerija buvo, tai irgi susijęs su įvairių tų signalų matavimais, taip kad ta elektroninė pusė, technologijų pusė kažkiek tais žinoma.
Ir kiek tos technologijos padeda ar nepadeda, čia daugiau gal kaip irgi, kaip tas praktinis vartotojas, šiek tiek pasiremdamas to savo tom, nu, to studijų kažkokiais prisiminimais ir kai kuria realia patirtimi, gal sakysiu. Tai nežiūrint to, kad, kaip sako, čia tos technologijos vystosi, kai daug kas kiek ten spėja ar nespėja, kad čia labai didelis progresas, aš taip sakyčiau, kaip toj srity buvęs, esu linkęs į skepticizmą šitais klausimais. Kadangi pirmiausia, tai turėtų būti klausimas toksai, ar vienokia, ar kitokia, ar trečiokia technologija, kiek jinai mums iš tikrųjų realiai padeda gyventi ir tam gyvenime tvarkytis vienu, ar tai kitu, ar tai trečiu klausimu. Ir kol tos technologijos vienokios ar kitokios, jos tikrai padeda išspręsti, kaip iš pradžių, tarkim, tas pats laidinis telefonas, paskui visi esam pripratę, kad be mobilaus nežingsnio iš namų ir panašiai, tai kad bet kur, bet kada galim susisiekti ir tvarkytis reikalus. Nu, tai čia akivaizdus patogumas ir tai čia kito, bet kai jau tos technologijos kitąsyk tampa pernelyg perteklinės ir reikia su tom technologijom daugiau ten knistis kažką tai padarant, na, aš čia turiu tokį kaip vieną iš konkretesnių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kad ir tas kompiuterinis teksto redaktorius. Na, nebūtina minėti kokį gal pavadinimą, bet kadangi taip jau yra, kad aš tos kartos, kuri tą visą kompiuteriją nuo pat mokyklos, tuo metu dar mokyklo, kai tik buvo pati pradžia, tai, kaip sakau, iš tos išimtinės kartos, kuri pažingsniui nuo visko etapais ir gavau tą augimą nuo pačių tų paprasčiausių, primityviausių programų iki dabar. Tai ties kažkuriais metais, čia dabar staigiai neatsiminsiu, tas pats Wordo redaktorius ar kai kurios kitos programos, kurias naudojau, jos vietoj to, kad atseit, išėjo nauja versija, tai vietoj išėjusi ta nauja versija, jinai padaryta, pristatoma kaip atnaujinta, o papildomos pridarytos funkcijos, jos tik tai pablogina, apsunkina darbą ir kol vėl iš naujo atrandi, kas, kur, kame yra, kad man atlikti tą pačią funkciją, vėl tada gaišatis, mygtukai vėl ne ten, paspaudimas ne ten, tas gauna tik papildomas erzinimas ir kaip sakant, liktai pristatoma kaip pažanga, naujovė, belekas čia, kaip sakant, pasaulio naujovės ir atradimai, o realybėje aš tą patį rezultatą, tai yra parengti vienokį ar kitokį tekstą ar tai skaidres, knisuoti atsiprašant lygiai taip pat ir kitassyk netgi dar ilgiau, nes seniau buvo tik tai tie patys būtiniausi, su kuriais aš gaunu tą rezultatą. Ir jeigu aš anksčiau, netgi va dabar populiari Zoom programa, kita irgi, kurios reikia naudojimai, paprasčiausiai įrašymo funkcija, jeigu anksčiau paspaustų užteko 2 berods mygtukų, staigiai metų bėgyje atnaujinimas toks, kad dabar reikia dar papildomai dadėjo, kad aš turiu papildomai nueiti dar į vieną meniu punktą, kad tą įrašymą paleistų. Ir tai pristatyta atnaujinta versija. Tai kur čia pažanga ir toj vietoj tikrai linkėčiau turėti to sveiko skepticizmo, ar ta vadinama technologinė pažanga, ar pats tas įrankis, priemonė, prietaisas, programa ar bet kuris kitas kaip technologinis dalykas pristatomas, ar tai tikrai realiai palengvino tos pačios užduoties atlikimą, ją pagreitino, pakėlė į naują kokybinį lygį. Ir kaip sakant, yra tokie tiek ekonomikoje, tiek kitur, ir matematikoje, ta žinoma, ta vadinama kaip logistinė, nieko bendro su logistika kreivė, priešinga eksponentiai, tai kad kaip gamtoje jinai iš gamtos iki tam tikro lygio paaugta, o paskui tas augimas jis nebėra toks pat eksponentinis, kad visi čia tiek ekonomikoje, tiek kitur labai apie tą augimą ir tobulėjimą visi nori vaizduoti kaip eksponentinę kreivę. Aš manau, kad vis tiek žinot, kas tas yra, kad tai vos nebegalinis į viršų, nuosekliai nesustabdomai, tai to nėra. Įvairiose srityse, pradedant nuo gamtos ir įvairiausių kitų technologijų, yra ta vadinama logistinė kreivė. Tai reiškia, iki tam tikro lygio pasiekiama, užaugama, atrandama, o paskui laikomasi panašiame lygyje, su tam tikrais pasviravimais galbūt kylama, o kaip gamtoj, link rudens net ir leidžiasi, tie lapai nukrenta ir, kaip sakant, tas ciklas baigėsi, užsidaro. Tai taip ir su tom technologijom galima būtų paanalizavus bet kurią, pasižiūrėti, kad bumas išvystyta, padaryta, o paskui bandoma pristatyti kaip kažkokią
ypatinga naujovė, o realiai nėra. Tai yra, kad ta tikroji, kaip sakant, technologijos tobulėjimo kreivė, ne eksponentė, o irgi turi tą logistinį charakterį. Kas reiškia, kad labai daug reklamos, labai daug PR, visas tas technologijų įmonės nori iš to užsidirbti ir pristato kaip naujovė, kas savo esmė nelabai yra. Nu, einant prie automobilio, dar šitą temą, tokį įvedimą į tai. Norėčiau paminėti, kad jeigu kas irgi atidžiau panalizuotumėt, ypač tie, kas nesusijęs su elektronika, nesgi visa technologijų pažanga paprastai siejama su skaitmenizacija, su to, kaip sakant, dvejetainiu kodu ir su elektronikos komponentais. Tai savo esmę kaip išradimų, kaip pačių principinių dalykų, tai čia yra absoliučiai jokie nenauji dalykai. Tai pats tranzistorius, kuris, aišku, dabar ten iki jau neįsivaizduojamai miniatiūrinio dydžio padarytas, kas yra visoje čia įrangoje, kas čia apie mus yra ir pas kiekvieną kišenėje. Tai savo esmė jis kaip buvo, taip ir liko tas paprastas jungiklis, kuris čia yra ant sienos. Nieko kito tenai nėra. Taip, jo padarimas tokiu miniatiūriniu, jo valdymas ir taip toliau, tai šitoj vietoj galima įžvelgti. Bet savo esmė, kiekvienas kompiuteris, kiekvienas telefonas, tai yra tik tai milijardų šitų jungiklių, kurie čia stovi ant sienos rinkinys ir viskas. Ir nieko ten daugiau nėra. Net minties blokai, niekas ten viskas pastatyta tik tai ant to. Žmonės nesantis toj srity, kaip sakant, įsivaizduoja, kad ten kažkokie stebuklai sukurta. Tai yra tik tai paprasčiausi jungikliai. Ir jų kombinacijos yra tai, ką mes čia turim, matom šitą vaizdą. Tai yra tų jungiklių kombinacijos. Dvietainis kodas, kaip skaičiavimo sistema, žinoma, irgi skirtingos skaičiavimo sistemos iš matematikos nuo senovės. Visa kita eilė išradimų, kaip tie mobilus ten visokie ryšiai. Ten kaip pavyzdys, tai kas ten buvo pirmas mobilus ryšys iš karto po Antro pasaulinio karo. Tranzistoriaus kaip tokio išradimas 60-ieji metai praeito amžiaus. To paties dirbtinio intelekto matematiniai principai 19 amžiaus antra pusė. Kas dabar čia, tik tai dabar iš paskos atėjo tos jungiklių technologijos, tiksliau mikroschemos ir taip toliau, kurios tai leidžia realizuoti. Tačiau 19 amžiaus šviesus protai, kaip sakant, jie tada sukūrė tai, ką mes čia turim. Tai apie kokį mes čia kalbam pažangą ir progresą. Mano nuomonė, taip sakant, mes tik išvystėm, kaip sakant, taip ištobulinom, to negalima neigti, tai valio, gerai, gražu. Tai, kas buvo sukurta 19 amžiui arba seniau. Principinių naujų dalykų praktiškai po Antro pasaulinio karo surasti labai ir labai sunku. Čia nebent būtų galima kalbėti tik tai tą pačią mediciną, kur naujų cheminių junginių dėka atrasti nauji vaistai ir lygiai taip pat dėl technologinės pažangos, naujų įrankių ir metodų naudotų karinėje srityje, visą tai perkelta į diagnostinius įrankius. Viskas yra pritaikymas kitoje srityje. Įrankio, kuris naudotas anksčiau kitoje srityje, tai irgi apie technologinę pažangą kaip po tokią, kad čia kažkur labai nukeliauta ir išsivystyta, tai nereikėtų šitos reklamos, bet iš ko uždirbs tada tos firmos, kurios tas gyvena, jeigu to nereklamuos. Tai dėl to tą sveiką skepticizmą į technologijas labai linkėčiau turėti ir žiūrėti, kiek jos realiai pagreitina gyvenimą. Dabar grįžtant prie automobilio, kuris šiai dienai ir kitų transporto priemonių, kurias irgi ta visa prikišta, kuo daugiau ir čia kišama vis daugiau. Tai kurios iš tų sistemų iš tikrųjų padeda, palengvina, o kurios iš tų sistemų ima kažką tai daugiau reikia su jomis rūpintis ir rūpintis, žiūrėti, ką jūs ten daro taip ar apsunkina netgi kitas į tą gyvenimą. Ir aišku, dar ką reiktų pastebėti, kad jeigu mes jau imam kažkokią technologiją kaip įrankį, kuris turėtų mums palengvinti ar taip pat vairavimą ar kažkokią tai kitą gyvenimo sritį, tai reikia suprasti, kad tokiu atveju, jeigu mes anksčiau kažkaip tvarkėmės be tos technologijos, aš čia labai primityvų pavyzdį pasakysiu, kad minčiai būtų labiau aiškiau suprasti. Atbulinio parkavimosi davikliai. Labai geras dalykas, puikiai sutinku. Tačiau supraskite tai, kad jeigu jie suges, užteks apledės, purvas ir jum atrodys, kad jie necypia, tai viskas gerai. Ne viena, ne dvi avarijos, važiuojant atbulom, tikintis, kad tau šitie davikliai jie tau rodo ir
Nutinka smulkus, nedideli, bet tose pačiose aikštelėse, kiemuose įvykiai būtent dėl to, kad aš pernelyg pasitikiu technologiją. Tai yra, nereikia technologijas reikia naudoti, ypač tuo atveju, jeigu jos tikrai pagreitina, pagerina mūsų, palengvina gyvenimą, bet nereikia jomis pasitikėti. Kaip sakau, kaip aš būdamas, kaip turėdamas, kaip sakant, turėdamas teisę naudot tas raideles apie mokslinį laipsnį prie savo vardo. Kaip sakant, buvo čia populiarus šūkis pasitikėkite mokslu, tai man vienas baisiausių šūkių, kaip sakant, kaip toj srity buvusiam, kokį tai galima pasakyti. Negalima mokslu pasitikėti. Tie, kas pasitikė, jeigu pasitikite, esat tinkamai neinformuoti, apgauti ir užuojauta. Negalima mokslu pasitikėti. Mokslo visą laiką žiūrėti, ar mokslas davė tą rezultatą į kažkokį klausimą, išsprendė tą problemą ir viskas. O tiesiog pasitikėti. O tai pasitikėjimas nereiškia, kad moksle yra viskas gerai, viskas tinkama ir kai aš tą virtuvę esu matęs iš arti, kaip ir kas ir kur vyksta, tai tikrai negalima ten taikyti tiesiog pasitikėjimą. Iš principo. Bet čia atskira tema, ne visai su to susijusi. Taigi, jeigu jūs pernelyg imat pasitikėti technologiją, kad tie atbulinio parkavimosi davikliai jumis informuoja teisingai, jūs pasitikite, o jie yra jau neveikiantis, o jūs to neįvertinot, nepastebėjot, nepagalvojot, kad elektronika gali sugesti, o elektronika, patikėkite, genda arba dėl aplinkos sąlygų neveikia. Jūs atsitrenkėte į kitą automobilį ar stulpą ar ką, apgadinote, tai kas atsakys? Atsakysit jūs už savo pasitikėjimą. Už pasitikėjimą mokslu, už pasitikėjimą technologijomis, jūs patys paskui ir atsakot. Ne tos technologijos. Tai dėl to, ir ką tas gavosi, tas pernelyg pasitikėjimas. Nes patogumas, jis ką duoda? Patogumas duoda tai, kad aš nebelavinu toj srity to savo įgūdžio stebėti, kas dedasi už automobilio ir ar tikrai ten viskas yra tvarkoj. Taip, 3 veidrodukai, bet neužmirškite, dar yra aklosios zonos, kad vien veidrodukų neužtenka ir dar akloji plus akloji zona, kaip sakant, kurią atrodo lyg tai turėtų tie davikliai uždengti, o jie jos tuo metu neuždengia. Tai ir todėl aš pats, kaip sakant, turėdamas šiuo metu irgi darbinę mašiną be tų galinių daviklių, visiškai tokia komplektacija darbinė. Taip, pavargti reikia, taip yra didelis komfortas persėdant į asmeninę, kur tie davikliai yra, bet šitas yra priverstinė gyvenimo aplinkybė, verčianti to neužmiršti ir persėdęs į asmeninę mašiną, kurioje ne tik davikliai, bet ir atgalinio vaizdo kamera. Aš vėlgi tą galinio vaizdo kamerą net nesinaudoju arba retais atvejais, nes vis dar tebeveikia tas įgūdis, kad žiūriu realiai situaciją, kas tenai yra. Tai, bet esu tikras, kad jeigu ir kitas, kaip sakant, kasdien naudojamas automobilis darbinis bus jau tas, kur su technologija, vėlgi šitas įgūdis silpnės. Tai yra reikia prisiminti tą, kad jeigu imam pernelyg pasitikėti technologiją, kad jinai čia už mus kažką tai sprendžia ir mes tą jaučiam realiai, mes atsirandam komforto zonoje, nes toj srity smegenys iškart nebenori dirbti. Nes visas šitas įsitikinimas pačiam, pasidarimas pačiam kažko, tai yra papildomas smegenų darbas, tai reiškia papildomi resursai pačiom smegenim veikti, o smegenys yra vienas iš pačių tingiausių žmogaus, kaip sakant, organų, nulemantis ir viso organizmo paskui tą tingumą. Ir per tai jeigu atsiranda vėlgi tas įgūdžių kažkoks tai bent jau pasilpnėjimas, iki visiško praradimo, gal čia atskiri atvejai būtų, bet silpnėjimas tas yra. Tai čia toksai, kad patogios ir praktiškai naudingos technologijos automobilyje, jos mums padeda prarasti kitą įgūdį. Aišku, gerai, kad yra kitos, tarkim, sistemos, tai pakankamai sena sistema, kaip ta ABS vadinama, kad neleidžianti užsiblokuoti ratams sistema, kitos stabilumo, traukos, kontrolės sistemos, viskas gerai su jomis. Jos tikrai palengvina, tą daro kažkiek saugesnį, tikrai ne absoliučiai, tą važiavimą kelyje, bet vėlgi pernelyg aklas jomis pasitikėjimas įvertina tai, kad jeigu mes pasitikim ABS-u ir nuspaudę taip, kaip rekomenduoja, kad laikom, užmirštame tą nuo senų laikų, kai dar nebuvo jokių tų sistemų ir vairuotojas pats ten turėdavo, kaip sakant, orientuotis, ar jam čia stabdyti pulsuojančiai, ar tiesiog nežiūrint to, kad yra užsiblokavę ratai čiuožia ir netgi tam pačiam slidžiam kelyje gaunasi po šiai dienai taip
tų bandymų atlikus, kad tiesiog išjungus tas saugos sistemas ir užgulus stabdžius, kad ratam leidžiant čiuožti, stabdymo kelias kitas įgaunasi vis tik tai trumpesnis. Nu, kodėl čia vėl techninės detalės susiveda, čia ilga atskira tema, kodėl į tai plėstis. Tai va, o pasitikėjimas, kad čia mane tos tiek traukos, ar tai stabdymo, ar kitos pagalbinės sistemos pilnai apsaugos, aš nieko nedarau išskyrus tai, kad tiesiog tik ir nuspaudžiu tą stabdį. Tai kitasyk, jos, taip, vienose situacijose padeda, kitose ne. Ir ko tada vėl reikia? Vėl reikia mūsų papildomai tada gilinimuose ir tai, ką čia jau prieš mane visi kalbėję pranešėjai sakė, ir be abejo tas bus naudinga, kaip sakant, išlaikyti tą protinį aktyvumą, gilintis į tas automobilio saugos ir kitas technologinės, tas visas sistemas, kaip jos veikia, kokie jų principai, kokios jų galimybės, kokiom sąlygom jos veikia iš tikrųjų. Netikėt, kad jos pasitikėkim vėl toliau technologijom, mokslų sistemomis, kad jos visą laiką suveiks vienodai, gerai, apsaugos, stabdymo kelią sutrumpins ir taip toliau. Tikrai ne. Tai va, reikia vėl tas technologijas perprasti, o tam vėlgi reikia laiko, bet vyresni žmonės, kaip jau išsiaiškinom, laiko turi, tai jums puikiai proga, jo tada būtent į tas technologijas irgi informacijos tikrai yra labai daug, belieka į tas technologijas automobilio sistemų pasigilinti, kaip jos veikia suprasti, to linkėčiau, ir tada žiūrėti, ar tą padeda. Dabar kalbant, kas su tom technologijom negerai, arba kas bandoma pristatyti vėlgi kaip pažanga. Šiai dienai labai smarkiai kaip pažanga pristatoma, tai viskas prasidėjo vėlgi nuo to paties telefono. Kuo mažiau mygtukų, tuo didesnė pažanga. Tai paskui ta automobilis taip pat panašiai, kad vos ne viskas, ekranai. Jeigu paimsite naują automobilį, ekranai, tų mygtukų likę iki tokio minimumo, kad ten. Tai jeigu kas nežinojote, tai po truputėlį, sunkiai, lėtai, bet šitas supratimas, kad ekranai automobilyje vis tik jau jų yra per daug, jau pas gamintojus ateina. Todėl, kad yra koks dalykas. Tai ar kas nors su mygtukiniu telefonu vairuodami ir nežiūrėdami į telefoną galėdavote parašyti žinutę ir išsiųsti tinkamą adresatui? O žinokit, buvo žmonių, kas sugebėdavo ir netgi šiek tiek ir aš mokėjau. Su mygtukiniu telefonu ir jį nežiūrėdamas. Kodėl? Taktilinis įgūdis. Jaučiu, kur yra klaviatūra, kuris mygtukas reiškia po ilgo to telefono naudojimo. Žinau, po kiek paspaudimų, kuri bus raidė. Ir taip, nekalbam, tai yra pažeidimai vienareikšmiškai, čia taip toliau, bet apie va tokį dalyką, kad žmogus... Tai grįžtam prie automobilio valdymo. Mygtukai, aš žiūriu į kelią, likau dėmesys į kelią, tačiau mano būtent pojūčiai, motorika ir taktiliniai pojūčiai, liečiamieji pojūčiai, aš visą kitą galiu sujungti, įjungti, pereguliuoti, kur ir kaip man reikia. Tai dabar šitame daikte, nežiūrint į jį, parašykit žinutę. Čia yra be šansų absoliučiai. Tas pats dalykas grįžta į automobilio valdymą, kad jeigu yra ekranas, aš turiu dėmesį perkelti, aš būtinai turiu pasižiūrėti. O eismo saugumas yra kame? Aš turiu žiūrėti visų pirma, kokia eismo bendrai situacija, kas ten vyksta, prieš mane visi, kas susakė, čia tik tai pasikartojimas gautųsi, kad tam, kad aš vertinčiau, kaip tai situacijoje elgtis, važiuoti ir ką man daryti, aš pirmą turiu gauti ją pamatyti. O pamatyti ją visų pirma, tai didžioji dalis būtent per regėjimą. Tai jeigu dalis mano dėmesio yra nukeliavę į ekraną, nes man tuo metu reikia, pasidarė per šaltą, per karštą, aš turiu dar susirasti ir dar ekraną, dar kaip automobilio ekrane meniu ten susirasti, dar pasirodo į tą, vietoj to, kad ten, kur yra rankenėlė, ar tai mygtukas įjungti ir pasukiot, o ekrane dar į meniu įeiti, parinkti ir dar ten, ir dar nesuveikia, dar pirštas galbūt biški riebaluotas, ar kas ten yra nutikę, dar nesuveikia tas ekranas normaliai, tai aš į jį dar labiau ten žiūriu ir man reikia kažką subaksnuot. Tai technologijos, kaip sakant, jų technologijų sukišimas į ekraną, supraskit, dėl ko jis yra daromas. Jis yra žymiai pigiau gamintojams. Daug pigiau uždėti ekraną, jame sudėti visą valdymą, daug pigiau. Ir tai pateikti, pristatyti kaip fainą naujovę
ir per tai uždirbti. Nes padaryti mygtuką, atrodo, kas čia tokio mygtukas. Šitą vietą, daug metų atgal pasiėmiau vieną tranzuotoją, užsienietis pasitaikė, nors neatrodė, kaip sakant, iš to kiek vertinant, stabdant, kam ten sustosi. Bet su juo labai įdomiai pasišnekėjom, kažkurio iš automobilių gamintojų jisai dirbo dizaino studijoje ir jisai kūrė būtent tos mygtukus. Tai kol ten valandžiukė ar kiek ten pavežinėjo, tai jisai ten tiek tų įdomybių niuansų, aš daug aišku nebeatsimenu, pripasakojo apie tokio dalyko kaip mygtuko forma, padėtis, kur jinai turi būti salone ir kiek ten jau pats jo veikimas, kad tas mygtukas tarnautų 10-15 metų. Kas ten turi būti? Tai yra labai brangus reikalas, o tų mygtukų automobilio funkcijoms įvairioms pasiekti, taigi kelios dešimtis yra. Ir tai yra daug brangiau negu, uždėjau ekraną liečiamą ir jame tegu ten tas, kaip Teslos modelį, ir kad vienas čia televizorius, kitas čia televizorius, tai belieka vietoj priekinio stiklo dar televizorių įdėti, tegu kameros rodo čia vaizdą, kam ten matyti realiai per tą stiklą. Tai ekranas, tai čia kaip dar amžinatilis filosofas Šliogeris sakė, jisai tiesiog jau vadino tą ironiškai, kas jį bent kiek skaitė, žiūrėjo, tai jo didenybė ekranas, šios dabartinės civilizacijos, kaip sakant, pamatas, tiesa ir šviesa, tai visur sulindęs į automobilį. Tai ten, kur automobilį aš matau didžiąją dalį funkcijų suvesta, ypač tą visą esminių funkcijų reguliavimą, ten kaip vidinė mikroklimato kontrolė, kas irgi, nes nuo to priklauso, kur ir kaip aš įsijungiu tą tiek ventiliaciją, vėdinimą, šildymą, tai aprasos, neaprasos ir kaip greitai langai, tokia paprastas buitinis dalykas. Visų šitų funkcijų, kuo komplikuotesnis pasiekimas, gaišina laiką, mažina saugumą dėl tų pačių langų tada būklės, nekalbant apie eilę kitų ten dalykų parametrų. Tai vėlgi, požiūris į ekranus, mano nuomonė, turėtų būti skeptiškas. Kur reikia taip, bet turėtume eiti vėl prie to, kad ir gamintojai automobilių po truputėlį jau, nes buvo iki tiek, kad ant vairo ekran tie, kur čia mygtukai, ten net ekranus jau dėjo. Tai galų galėjau po truputėlį grįžta, kad bent jau ant vairo mygtukai grįžta. Na ir kitur tikiuosi, labai tikiuosi, kad mygtukai sugrįš. Nes ne viskas, kas pristatoma kaip ta pažanga, čia pasikartosiu tą bendrą dalyką, tikrai ne viskas toli gražu yra reali pažanga. Ypač nes jeigu jinai man sunkina to paties automobilio valdymą. Kas dar dėl pačių kitų sistemų veikimo, dar per tokį vėlgi asmeninį, visai šviežią šio pavasario patirtį asmeninę. Taip, 25 metų automobilis, su kuriuo mes ten į komandiruotę važiavom. Taip, susijungi visas tas navigacijas, nes vien per Europą važiuot. Nusistatau tą kruizinį greitį, valio, viskas lyg tai tvarkoj, kad man nereikėtų tos kojos ant pedalo laikyti, nes vis tiek tas laikymas keletą, vis tiek tą 1000-2000 km kojas laikymas ant pedalo, kas tą esat važiavę, tai tikrai puikiai žinot, kad ten jau po kelių šimtų kilometrų atsiranda jau, jeigu tikrai nedaryt poilsio, net ir darant šiek tiek poilsio, jau atsiranda raumenų nuovargis ir taip toliau. Taip, kad šitas iš tų technologinių dalykų, kaip tas vadinamas distronikas, atstumo palaikymas su stabilaus greičio, to palaikymo sistema labai patogu. Vėlgi, ne visur patogu. Mieste iš vis neįmanoma naudoti praktiškai. Tai atrodo, visą šitą sistemą susijungiu jau, rankos tik tai ant vairo, atrodo, žvilgsnis jau tik į kelią, viskas lyg tai atrodytų bus tvarkoj. Pasirodo netvarkoj. Ten antiek jau padaryta, kad automobilis galvot bando, kabutės aš sakau, kad galvot ir kad bando už tave, tai jisai ten kažkas irgi, ar tai žemėlapis ten pasigal senesnis įdėtas, ar kas tenai. Kelias magistralė naujai nutiesta, po ją praeina vietinės reikšmės keliukas, jisai iš to žemėlapio pasigauna, kad tame praeinančiame keliuke yra greitis 50, mes čia važiuojam 150 ir automobilis pats nuo savęs, nuo to 150 kerta per stabdžius. Tai aš vietoj to, kad, kaip sakant, iš pradžių kas čia vyksta vėl tada per akceleratorių, kad šitas čia nesąmonės nedarytų, galvoju, kas čia, gal aš kažką netaip nustačiau. Funkcijų, paskui kolega ieškot, kur išjungt nerado, vėl tas pats veikėsi tuo, tai paskui gavosi taip, kad nuo Varšuvos parvažiavau rankiniu kojiniu būdu, visiškai tas sistemas išjungęs.
Tai kur kas kaip kame su tais reguliavimais ir paskui aš jau nebesiaiškinu, nes taip sakant, tam vienam kartui važiavimas to automobiliu. Nes keliais metais senesnis ten, kur, tarkim, ten nustatyta distronika, nustatyta atstumą, važiuoji, viskas tvarkoji, tada, kai atsiranda kliūtis, valio suveikia ir yra buvę situacijų, kad tikrai puikiai padėjo išgelbė, padarė savo darbą kaip reikia, perspėja, kad yra kažkokie greičiai, ženklą tą mato, bet kai jau prasideda tas automobilio aktyvios, vadinamos saugos sistemos, kad jis aktyviai reaguoja, tai yra pamatė ženklą, pamatė netgi žemėlapio duomenys, kurie visai nesusiję, tas po apačia praeinantis keliukas, prie ko jis čia magistraliai, kur aš važiuoju, kerta lygioje vietoje per stabdžius. Kol tik tai meta informaciją kažkokią, tai aš ją renkuosi, ar galiu kreipdėmėsi, galiu nekreipdėmėsio. Tai viskas to vietoj, kaip sakau, tvarkoja. Bet kai tos sistemos bandoma, aš kaip sakau, bandoma daryti tą žmogų laikyti kvailesniu negu tos sistemos ir gamintojas to vietoj bando imituoti, kad jis daro pažangą. Nes šitoj vietoj dalis pažangos, kas pristatoma kaip pažanga, vėl, kaip sakant, tai yra imitacija tos pažangos. Tai gaunasi taip, kad vėl situacija yra vėlgi taip pabloginama. Tai čia jau jum patiems spręstų. Na, kita įdomesnė gal sistema, kaip pavyzdžiui, prie tas automatinis prisiparkavimas. Taip, tai neišbandžiau iki šiol, tiesą pasakius. Kažkodėl geriau aš per tuos 2-3 savo manevrus, negu kai sako, jeigu teisingai pastatysi automobilį, gal įparkuosina ir iš pirmo to įvažiavimo, bet vėlgi grįžtam prie to, ką jūs anksčiau girdėjote, kad jeigu, kaip tas pasakymas, pasirinkote nevažiuoti žiemą, okei, viskas tvarkoja su to, bet jeigu jūs pats tada tikit technologiją, kad jinai už jumis geriau įparkuos ir jūs nustojate tai daryti, o vis dėlto bus taip, kad arba kad ta sistema jūsų automobilyje sugės, arba teks pavairuoti, kils situacija gyvenime, kad teks pavažiuoti kitų automobilių čia staigiai, kol jinai neveiks. Vėlgi, per tuos metus 2-3, kiek jūs tos sistemos įpratinti pats savo įgūdžio ar pati to nepalaikėte, čia kaip muzikantui, kad grot, kaip sakant, kasdieną jis po kažkiek valandų turi groti, kad ir toliau palaikytų tą savo lygį, kad galėtų jisai išstoti koncertas. Ir jeigu jisai to nedaro, tai lygiai taip pat, jeigu jūs ten kažkur kažko tai nedarote, tai, o vis dėlto gyvenimas priverčia, nes nežinai, kur kas kada nutikti, į tą grįžti, tai atsiras kas, papildomas streso ir rizikų šaltinis, kad šiek tiek tie įgūdžiai, ne visi, bet skiriuose srityse būna pamažėję. Tai vėl toksai, kaip sakant, technologijos padeda gerai, neužmirškim, kad tai padeda prarasti arba pasilpninti, gal čia būtų tiksliau, tai pasilpninti mūsų gebėjimus ir ar mums tai bus reikalinga, nebus ir kad iki minimalaus bent kažkokio lygio palaikymo. Tai nereiškia, kad aš dabar, kaip sakant, atbulomis visada turiu pats išbėgti, apsižiūrėti, ar visą laiką viskas gerai, vien tik per veidrodėlius. Ne, tai naudojamės tą sistemą, jeigu yra. Bet bent kažkiek, tai kaip kolega Robertas sakė, kad nors važiuoju daug kilometrų, važiavimo lygis kažkaip tai nesikeičia ir aš pats tą pastebėjęs irgi esu ir ant savęs, kad pasiekiamas tas lygis, čia vėl ta logistinė kreivė, kuri yra iš gamtos. Tai kad bent kažkokį minimalų, kaip sakant, trukmę ir pastangų kiekį reikėtų įdėti, palaikant savo įgūdžius ir naudotis technologijom tol, kol jos mums tikrai realiai padeda, kaip sakom, neerzina papildomai, o jų išmokimas visą laiką irgi, supraskite, reikalaus laiko, pastangų, dėmesio ir tam, kaip sakau, tai yra naudinga, nes tai aktyvins protinę veiklą ir palaikys tą šviesų protą iki pat, kaip sakant, senatvės. Tai šitą daryti, manau, kad reikėtų, nes tai yra vėlgi nauja tema, gal kai kam kažkokia tai tema. Tai kaip ir pagrindinės įžvalgos gal būtų tokios apie tas technologijas, kiek čia jos mums padeda, kiek nepadeda, kiek tas automobilis gerai, kad jos yra, kiek ten negerai. Gal prisimint navigacijas, irgi šiek tiek reikėtų navigacijas, tą patį Waze'ą. Gerai, jeigu, kaip sakant, jeigu ta navigacija neatitraukia pernelyg jūsų dėmesio ir spėjat viską sužiūrėti, kas toliau dedasi kelyje. Bet jeigu jūs jau imat daugiau žiūrėti, kaip čia kas kur yra, nes su jie irgi reikia išmokti važiuoti. Tiesiog savaime, kad aš susidėjau telefoną, navigacija rodo, čia važiuoti ir jums jau seksis važiuoti.
Tai čia ar jaunas ar senas, čia šito, kaip sakant, tai nebus. Reikia su tuo išmokti važiuoti, pastebėti, prieš kiek laiko pasako, kaip ten parodo, kaip atrinkti, kurią ten gatvelę ten pasukti. Arba pasako, važiuokite į šiaurės rytus. Kiek žmonių dabar galėtų, dabar pats staigiai pasakyti, kurio šiaurės rytai. Didžioji dalis nepasakys, be šansų. Tai vėl iš viso. O kol nepradedam važiuoti, ir kitasik net ir klaidinga kryptimi, ta navigacija netgi normaliai nepradeda veikti. Jau nekalbant apie tai, kad labai įdomu išbandykite, tai jums žinomus maršrutus, kai jūs važiuojate, kur jūs žinot ir be jokių navigacijų, kaip pravažiuoti. O kaip jums navigacija praves? Tai kartais taip nemaloniai nustebina pasiūlydama tokias nesąmonės, kur ir kaip važiuoti. Retokai, bet nutinka tokių. Ir jeigu žmogus yra, vėlgi pasitiki technologiją, pasitiki, kad navigacija jį gerai išves ir ypač aišku, jeigu dar nežino nie kiek absoliučiai vietovės, arba nereikia ne vietovės žinoti, tiesiog pasiimk tą Google Maps'ą, pasižiūrėk, kokie keliai yra maršrutai kokie ir jeigu tau nekyla jokių klausimų, kodėl čia dabar tave įma vesti keliu kažkokiais ratais kvadratais, nu tai gerai, pasitikėk, bet ar iš tikrųjų toj vietoj ta pati technologija vėlgi kažkokio tai grybo nesupjovė, nes tiesiog tuo metu palydovų skaičius danguje ir jų padėtis yra nepakankama tikslumui užtikrinti ir viskas, ir tas visas jūsų technologijos veikimas baigėsi. Čia aš dar turiu tam KTU šiek tiek ten kartais tos progos ten kartais padėstyti, tai ten tokį laboratorinį ten iš tų telekomunikacijų ten duodam. Labai būna, atrodo, liktai į tą sritį atėję studentai, labai nustebinti, kad kai jie turi praktiškai išmatuoti tašką ir jo koordinates, jie labai būna nustebinti, kad realus, tai ką rodo navigacija, viena sistema, kita sistema, nuo to, kokios yra jo realios koordinatės kažkada nustatytos geodezininkų, kad keli metrai pasirodo neatitinka. Tai, kad jūs važiuojat, rodot tašką jums keliais metrais, o 5, 3, 8 metrai neatitikimas tarp signalų ir tai, kas ateina ten į telefoną, ką jums navigacija rodo, tai reiškia, kad jūs tą labai lengvai, tą gatvukę, kur kaip ir vizualiai jau atrodo turėtume čia pasukti ir tai rodo, kad jau čia sukti, bet jinai kažkaip čia liko, nes taip staigiai viskas įvyko ir važiuoja toliau. Tai čia šitoje vietoje bendra principą, tik tai priminimas ir čia ir jaunimui primint, paraginti visą laiką sakyti, kad tai, kad jūs nuvažiavot ne tuo keliu, taigi nieko tokio, taigi nuvažiuosi toliau ir apsisuksi. Nuvažiuosi kitų maršrutų. O visiems kažkaip, man būtinai čia reikėjo, kertu per stabdžius, atgal ten kelių avarinės situacijos ir būtinai čia brautis. Nereikia taip daryti visiškai. O daug kas, kad baisiausia tragedija, net ten paskui nuvažiavau. Nu ir kas. Nuvažiavau toliau kažkur, kur galima, apsisukau, grįžau, pravažiavau kvartaliuką, apsukau, susipažinau su aplinka. Tai šitoje vietoje nereikėtų irgi, toje vietoje streso papildomą turėti. Tai gal pagrindinės mintis dėl tų technologijų būtų tokios. Jeigu kas norit smulkiau, detaliau, tai klauskit, sakykit. Klausimų, minčių, pastebėjimų, komentarų. Automobilių neturime. Bet ne, aš pasakysiu, nepatiko man jisai, aš aišku tarp Rugių laukų pavažiavau su juo, bet man nepatiko, man labai daug čia reikia žiūrėti, aš nematau tada kelio, dėmesys nukreipiamas visai kitur, vienintelė funkcija, kuri man patinka, tai va ten, kai reikia atgal prisiparkuoti, kad neatsitrenkti. Viskas. Bet tenai gal išduosit, kas ten per automobilis, ko ten daug ekranų buvo, mygtukų, ne kas ten, ne, bet kas. Kas tikrai nepatiko. Bet kas... Ekrane, viskas ten ekrane yra. Ekranas priešais ir ekrane viskas. Man dar nepatiko, kad, pradžioj, kai pirmą kartą įsėdu tokį automobilį važiuoti, aišku, aš nevairuoju, bet sėdžiu šalia. Ir reikia sustoti, ir jis man taip baisiai greitai važiuoja, ten automatiškai jis turi sustoti, aš taip supratau. Ir jis nestoja ir galvoju, Jėzau, sakau, vaikai, atsitrenksim. Neatsitrenksim, o čia neatsitrenksim. Šį kartą neatsitrenkim. Tai šitoj vietoje aš gal jums sakyčiau taip, dvejopai, žiūrėkit, tai kad gal iki tokio jau tikrai ne, siūlyčiau neturėti, nes čia, kaip sakant, kuo tas gyvenimas kitasyk nepajuokauja. Jau kur jūs jau sakėt, kaip jau tikrai ne, pažiūrėk, jau ten ir tenka tada ir tą važiuoti, turėti ir apturėti. Tai dėl to neišsižadėkite. Aš nevairuosiu. Tikrai, to automobiliu aš nevairuosiu.
Ja, gal kitokį dar daugiau. Galit pakenkt kitiems. Ne, žiūrėkit. Varuosiu savo seną mašiniuką, kur Aš pasakyčiau, žiūrėkit, pasakyčiau kitaip. Gana dažnas požymis, gana dažnas į tas technologijas reikalas yra koksai, kad iš pradžių tokia kaip ir savo senų, nes senų tų įpratimų, aš pats ant savęs pradedu tą jau pastebėti, nes vis tiek jau irgi kaip sakant, jau per tą pusiaudinį irgi jau manau, kad jau taip jaučiuosi persivertęs. Tai pastebiu tai, kad yra kažkokie tai seni savo supratimai, aš jų laikausi įsikibęs. Ir ta pirminė reakcija, kai tik sakot, vieną kartą pabandžiau, oi baisu, nepatiko, blogai, ne. O vis dėlto, pasitaikius progai, kur ne tai arba specialiai smalsumui, įdomumui, išbandykite dar kartą, su tuo pačiu instruktorium, kitą panašią mašiną, vėlgi taip pat toj pačioj saugio aplinkoj, kitokį modelį, kaip sakau, tai yra pabandykite dar 3, 5 kartą, susipažinkite atidžiau su tom technologijom, kas ten yra. Ir galų gale gal tas irgi praeis, nes čia šitoj vietoj aš tą labai žalioj jaunystėj, aš įsivaizdavau, kad jau vairuosiu jau tik tai mechaninę pavarų dėžę automobilį, man tik tai jisai geriausias ir nieko aš daugiau nenoriu tipo, nes tai buvo laikmetis, kaip tie pirmieji automatai, jie iš tikrųjų buvo prastos kokybės. Ir dėl to pabandžius ten buvo 84 Santana, 3 pavarų automatinė. Tai ir pabandžius tokiam, kaip sakant, tuo metu žaliam jaunuoliui, tikrai atrodė, kad tas automatas nesąmonė ir taip toliau. Ir kad aš jau gyvenime vairuosiu tik tai mechaniką. Tai aš mechaniką dabar vairuoju tik todėl, kad yra tarnybinė mašina yra nesvarbu kokia mašina ir tegu viskas gerai. O namų mašina tik automatas ir jokio kito, nes visų pirma tai yra padaryta technologinė pažanga to automato, kaip jisai dirba, ką jisai daro. Komfortas visai kitas, kuro ekonomija kita ir valdymas, kaip sakant, labai patogus, labai intuityvus, labai aiškus, suprantamas, prie to pačio saugumas ir taip toliau. Tai todėl ta pirminė atmetimo reakcija, kartais jinai būna teisinga. Tačiau jos užtvirtinimui, ar tikrai toj klausimą, ar jinai tikrai teisinga, siūlyčiau išbandyti ir 2, ir 3, ir netgi kartais 18 kartą. Ir jeigu ir tada vis tiek lieka neigiama, tada galbūt jau ir yra teisybė. O tas pirmas įspūdis, kai sako teisingas, nereikėtų šito vien vadovautis. Reikia, kaip sakant, su tuo padirbėti, pasižiūrėti, ar tai tikrai yra. Nes, tarkim, dėl to atstumo palaikymo aš jums net pakomentuosiu trumpai. Jūs esat pripratusi prie savo važiavimo ritmo, atstumų palaikymo, kaip ten elgiasi ir kaip jūs stabdote. O tą atstumo palaikymo, tą vadinamą distronika, jūs galite nusistatyti pagal save. Nes ten yra netgi, bent jau kiek namų automobilio, aš dabar galvoju, ar 5 ar 6 laipsniai šitos visos. Ir vienas nustatymas pats artimiausias bus taip, kaip sakėt, kad net jau man, aš jau stabdyčiau, nors kitassyk tikrai nešvelniai važiuoju, bet jau stabdyčiau. Ir jeigu nusistatęs ant to jautriausio, ant to mažiausio atstumą palaikančio, jis žiūriu dar nestabdo, nors jau aš stabdyčiau, persimetu į tą atstumą, kur dirba pagal mane, kada aš jau stabdyčiau, ir dirba, stabdo būtent tada, kada ir aš stabdyčiau. Viskas. Tai yra technologijos, reguliavimo galimybės, pritaikymas vėlgi pagal save ir kai tą išbandot, tą technologiją pasiderinę pagal save, kaip sakau, nebijokite to požiūrio pakeisti, bet kad požiūrį pakeisti, reikia tą išbandyti. Tai gal tokie būtų komentarai šitoje vietoje.